visas mūsų darbas prasideda, kai jūs atsakinėjate klausimus. Taip. Ir rezultatas labai priklauso nuo žmogaus įsitraukimo. Jeigu tu gauni po vieną žodį iš žmogaus, jau žinai, kas bus. Nes aš tą anketą, kaip pasakyti, siunčiu ne dėl savęs, dėl kliento, kad jisai išsigrynintų ir kad aš suprasčiau, ką aš jam galiu pasiūlyti. Ir atrodo, jau užsidirbi, pasitvirtini, nu ne, gal keičiam, kitą dieną vėl keičiam. Tai esu turėjus tokių stresinių klientų kelis, bet tiesiog, aš su jais atsisakydavau dirbti. Man yra sunkiausia žmonėm pasakyti ne, nes aš tokia esu, kaip pasakyti, gyvenime per gera ir gerai, padarysiu kaip norit, kaip reikia, bet aš supratau, kodėl aš atėjau dirbti, kaip sakau, savo, freelancinti ar ne, nes aš noriu, kad būtų man malonu dirbti. O jeigu aš bijau kiekvieną dieną iš to kliento gauti žinutę, tai man kelia labai didelį stresą. Aš esu Gabija ir savo karjerą marketingą aš pradėjau nuo mados prekės ženklo. Ir aš žinau, ką reiškia kurti verslą, kurti brandą, kai neturi žinių ir supratimo, ką tu čia darai. Tai kuriu brando platforma yra skirta mados prekiniam ženklam, kad tau būtų paprasčiau vystyti ir auginti savo verslą. Nu tai ką, mes jau šią savaitę šiaip labai keista, nes filmuojam jau 3 podcastą, kur dažniausiai būna per tą mėnesį, tai porą kartų ir filmuojam. Bet mes šiandien vėl sugrįžom pas mūsų draugus į Rūmo studiją, kur tikrai kiekvienas turinio kūrėjas, verslas, prekės ženklas, kas tik norit, gali susikurti savo turinį, ar jie norėtų podcastą filmuoti, ar reelsus filmuoti, ar, žodžiu, kažkokias tai nuotraukas pasidaryti, tai viską čia gali pasidaryti. Ir kas man yra labai labai faina, kad išsinuomavus šitą studiją, esat vieni patys studijoje, nieko daugiau čia nebus ir galima, kad ir naktį sugalvojus atvažiuoti pasidaryti turinio, užsibukinį, atvažiuoji ir gali darytis. Tai jeigu ką, rasite aprašyme į nuorodą ir galėsite rasti ten daugiau informacijos. O šiandien mes pasikalbėsime apie turinį, kas yra jau tas vizualus turinys, kas yra tie vizualai, ar mums dar reikia stengtis tų vizualų, o galbūt teko kažkokį daugiau darom. Tai noriu su tavim būtent ir pasikalbėti apie visą šitą prizmę ir per šitą kryptį pasižiūrėti socialinius tinklus. Ir kadangi tikrai gavau ne vieną prašymą, kad pašnekovas save įvestų šiek tiek ir pristatytų, tai ta nemalonioji, žinai, dalis. Ne tavo mano, ne? Tai kaip tu save pristatytum, su kuo tu dirbi galbūt, kaip tu save per profesinę prizmę pristatai? Šiaip iš tikrųjų mano kelias prasidėjo nuo socialinių tinklų administravimo. Bet aš įsigryninau, kas man labiausiai patinka socialiniuose tinkluose, tai yra vizualas, jo kūrimas ir pats įvaizdžio sukūrimas. Nes atsimenu, kai tik pradėjau dirbti, tai buvo prieš 3,5 metų, to stipraus įvaizdžio socialiniuose tinkluose tokio nebuvo ir nebuvo taip svarbu. Taip. Bet pas mane, kas buvo tas išskirtinumas, aš startavau su stipriu įvaizdžiu, kas mane lydi iki šiol. Kodėl taip sakau? Nes visi žmonės ateina pas mane dėl to stipraus įvaizdžio. Nu, jiem turbūt patinka nuotraukos, pateikimas, klientų darbai. Tai dabar aš daugiau orientuojasi į tą vizualų turinio kūrimą. Faktas, mano pagrindinė dalis yra socialinių tinklų administravimas, kuri man irgi patinka, bet vis tiek vizualų kūrimas užima didesnę vietą mano širdį. Okay. Tai kaip tu iš vis atėjai iki socialinių tinklų, kaip tu pradėjai dirbti su socialiniais tinklais? Aš irgi važiuodama galvojau, kaip ateinu į šitą sritį arba kaip žmonės ateina. Kiti žmonės, aš žiūriu, tiesiog paprastai būna, ateina. Aš ten, nežinau, dariau nagus, bet sugalvojau, noriu administruoti socialinius tinklus. Taip. Bet nemanau, kad tai yra teisingas kelias ir jie gali duoti pakankamai žinių. Aš prieš tai, kai dirbam samdomam darbe, mane visada lydėjo socialiniai tinklai, marketingas, tai aš jau kažkiek turėjau tų žinių, bet visą laiką savęs ieškojau. Kūriau papuošalus, dariau make-upus, ta prasme, ieškojau, kuo aš noriu būti ir kurioj vietoj. Ir vienas sritis, ir kitas sritis gerai sekėsi, bet atsitiko karantinas, laukiausi ir po metų motinystės supratau, kad netinka man sėdėti, nes aš tokia visada einu, kažką darau ir pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, bet ne šiaip pradėjau, kad sugalvojau, faina, gal pabandysiu. Man tikrai visada patiko ir aš tikrai praėjau nemažai mokymų ir kuriuos iki šiol einu. Nes aš, kaip sakau, šitoj srity tu negali
užsisėdėti, užsistovėti ir dabar man sako, kodėl tu vis tos mokymus eini, nes tai yra žinios, kurių pasisemi daugiau ir vis ateina kažkas naujo, tai tu negali tiesiog stovėti, man atrodo, aš manau, vietoj. Šiaip šitas rytis yra tiesiog neišsemiama, tu visko tiek neišmoksi ir kitas dalykas, man, pavyzdžiui, kas labai žavu, kad kiekvienas mes kaip specialistas turim savo prizmę ir perspektyvą, kaip mes matom, kaip mes išgalvojam, išsukam ir įdomu tiesiog išgirsti to kito specialisto nuomonę, kaip jisai galvoja, kaip jisai išgrynina, kaip jisai, kaip pasakyti, desirutulioja iki kažkokio, žinai, tai minties ir turi savo kažkokį procesą. Ir kai mes prisigaudom visokių skirtingų procesų, iš to mes susidėliojam savo kažkokį, žinai, tai vėl. Tai vat, man tas, žinai, irgi yra, kad, jeigu mes sustotumėm ir dirbtumėm tik tai su savo tuo, ką ten nuo pat pradžių kažkokią, žinai, pasiėmėm, ten kažkokį bazinį kursą, žinai, praėję, tai mes nebeturėtumėm kaip išgalvoti kažkokių tai naujų dalykų. Man atrodo, stovi vietoj ir aš visą laiką, pavyzdžiui, esu už tai, kad ir, pavyzdžiui, mano klientai, jie gali konsultuotis pas kitus specialistus, aš pati einu, nes kiekvienas mes matom kitaip, pavyzdžiui, ko aš netrandu, jis gal nuėjęs pas kitą marketingo ar socialinių tinklų administratorių, gal kitas ryte ateis. Būna taip kartais, kad, žinai, užstringam vietoje ir nematom. Tai tas pats yra ir apie patobulėjimą, nes aš kartais sėdžiu mokymas ir galvoju, žinau tą, bet aš pamiršau tai, kad tai galima daryti, pritaikyti. Tai va šitoj vietoje aš sakau visą laiką reikia mokintis, tobulėti, ir negali sustoti. Tai ir tu pradėjai kažkur prieš daugiau negu 3 metus, jau taip pilnai ėmėsi ir pradėjai dirbti su... Ėjau taip atsargiai, komunikuoti socialiniuose tinkluose pradėjau po pusės metų, kaip visi, žinai, pradeda, bet bijo žengti tą žingsnį. Tai aš tiesiog gal dėliaujusi mintis, kaip aš noriu atrodyti, kaip save pateikti ir savo kolegijai pasakiau, sakau, viskas, tada tai yra, kada aš startuoju ir tada startavau. Ir buvo kaip ir visiems baisu, mes visi esam žmonės, visiems mums baisu, bet po to kažkaip pradedi, darai, atrandi, kas tau tinka, kas patinka ir pati pagalvoju, per šituos 3 metus, labai keičiausi kaip asmenybė, kaip žmogus, kaip specialistas ir dabar, kai atsisuku atgal, kokia buvau prieš tai ir kartais net tai pasidaro, ne kad gėda, bet nejauku, nes kaip darei ir kaip tu dabar patobulėjai. Mes dabar, kuris yra išleistas 12 podcast'e, irgi tą patį išnekėjom, kad kaip yra svarbu sustoti ir tikrai pasižiūrėti, kaip prieš tai darei. Nes aš kaip pasižiūriu savo pirmus postus, tai neturiu, žinai, žodžio apsakyti. Aš tada, kaip pasakyti, mes irgi tą turim suprasti, kad mes negalim užsistovėti. Jeigu mes sugalvojam, kad mes išeinam į eterį, viskas, imam ir išeinam. Kaip mes tuo metu galim, taip ir išeinam. Aš žiauriai irgi keičiausi, aš pradėjau ten irgi, kad nekelsiu jokių savo nuotraukų, kad ten tik tai, žinai, bus paveiksliukai kažkokie. Tie paveiksliukai dabar, matosi, kad ten tiesiog paveiksliukai, žinai, kažkokie. Tada, žinai, pradėjo kažkaip kitaip rutuliotis, kur tada kažkokios temos išlenda, per ką įdomu dalintis. Tai toks, tas ir yra galbūt, žinai, žavu, kad tu matai, kaip, žinai, tobulėjai, tik svarbiausia, kaip pasakyti, visų pirma pradėti daryti. O po to, žinai, jau bet kokiu atveju tobulėsi, jeigu darysi, jeigu kelsi. Nes kiti, kai būna, labai bijo pradėti, labai ieško savęs ir sako, nežinau, kaip noriu. Bet aš netgi matau, kaip žmonės pradeda, kad ir, pavyzdžiui, ateina pas mane vizualo kūrimui, tik tai paslaugai ir jie būna tik pradeda. Jie sako, nežinau, ko nori. Mes išgryninam ir aš labai mėgstu pastebėti klientus, ar jie pritaiko, ar jie naudoja, ar jiem tikrai patiko, ką padarėm. Ir matau, kaip jie komunikuoja tą mano kryptim ir po to keičiasi. Bet aš to nebijau, kad jie keičiasi, nesuprantu, kad jie įsigrynina, ko nori. Ir tas yra labai gerai. Bet aš kaip sakau, jeigu tu nepradedi, bus sunku, nes tu nežinosi, ko nori būtent. Tu tikriausiai, kad šiaip labai sunku išsigryninti tą galutinį variantą, kaip tu nori atrodyti, kol tu nepradėjai daryti. Nes tu nežinai, kaip ir auditorija reaguos, kaip ir tu pats jausies, kai kelsies. Galbūt tu gali susigalvoti, kad ten kiekvieną savaitę kelsiu super profesionalius, žinai, ten kažkokius reelsus, o po to sėdi ir suki galvą nesugalvoju, kokį ten kitą mėnesį, žinai, sugalvotą reelsą, nes man tiek daug resursų, žinai, išnaudoja vieną tą reelsą padaryti. Ir toks gaunas tada užsistraglinį, bet jeigu, žinai, važiuoji su to, kad turi,
išsimūčiai vis tiek kažkaip. Ir atrandi, žinai, dar tą, kas auditorijai patinka, nes, pavyzdžiui, kartais tu padarai tą tobulą turinį, reelsą išleidai ir atrodo, koks fainas, ten praleidai kartais 2 valandas redaguodamas ir žiūri nei peržiūrų, nei įsitraukimų. Tai dažniausiai, kaip sako, jeigu tau jis nepatinka, leisk, bus gerai. Bet taip ir yra. Iš tikrųjų, aš, kadangi man dar labai šviežias yra, kurių brenda visas paleidimas, tai realiai aš, kai kėliau jau tas pirmosius paleidimo reelsus, tai man buvo gėda jos leisti. Man dabar žiūrėti jos gėdą, aš jos nežiūriu. Dėl to, kad, aš žinau, kad aš galėjau padaryti geriau, aš galėjau padaryti profesionaliau, bet aš neturėjau tam laiko, neturėjau tam galbūt resursų, galbūt nenorėjau ar tingėjau, bet aš paėmiau, padariau, aš įkėliau tai, ką buvau tuo metu pasidarius ir man tai davė žymiai didesnį būstą. Nes tiesiog aš važiavau su tuo. Bet ir buvo gerai, žmonėm tiko. Taip, ir viską. Ir peržiūros tikrai buvo geresnės, negu tikėjausi, žinai, mano vertinimu, žinai, ten gal nebūtų visai tų peržiūrų, bet tai buvo kečių to, ko reikėjo tuo momentu. Tai tu taip norėjai, taip ir išpildai ir viskas okei buvo. Taip. Tai gerai. Tai pradėjai, žodžiu, dirbti tik tai su socialiniais tinklais, o kada jau pagavai save, kad galbūt nori krypti į tą vizualią pusę ir ar nebuvo, kaip pasakyti, ar tau tai natūraliai atėjo, kad, aš krypstu į vizualus ir aš žinau, kaip aš galiu pakrypti link vizualų, ar turėjo kažkoks praeit procesas, kol tu sugalvotum, kaip tą vizualą daugiau išplėtoti per kokias paslaugas? Šiaip iš tikrųjų labai greitai jisai atėjo, nes kai aš pradėjau dirbti, susipažinau su, dabar kolegė, kuri man davė nemažai žinių supratimo apie tą vizualą, nes pas mus, kaip pasakyti, Lietuvoje net nėra tokių, nebuvo tuo laiku, arba aš nežinojau, nei vizualų mokymų, nei kaip turi atrodyti tas vizualas, nei kas yra tas vizualas. Bent jau tuo metu aš tikrai to nežinojau. Tai ir pati aš startavau būtent nuo vizualinio turinio fotosesijos, ko šiai dienai mažai kas žino. Vizualinio turinio fotografų beveik tokių nėra, nes mums šeimos ar vestuvių fotografai tam netinka, nes tikrai žinau, kad būna daros ir su šeimos, su vestuvių fotografai, sako, labai gražios nuotraukos. Aš tikiu, kad tos nuotraukos gražios, bet jos netinka socialiniam tinklam, nes mums socialiniam tinklam reikia visai ko kito. Tai ir natūraliai pradėjau kažkaip krypti į tą vizualą ir man tiesiog matau, kad patiko, pradėjau dėlioti tos vizualus, pradėjau klientam dėlioti ir tiesiog tas atėjo, kad aš noriu kurti, noriu kitiem daryti, nes jau pasidariau tuo metu sau gražiai, kaip aš atrodau ir atsirado ta paslauga, bet kada ta paslauga atsirado, tiksliai net nepamenu, turbūt natūraliai įvažiavo į visą tai. O kaip tada atrodo visas tas jūsų darbas dviese? Tai tu pradžiai išdirbi su klientu, kaip jis maždaug norėtų atrodyti ir kažkokį preliminarų vaizdą sudėlioju ir po to jau einate į fotosesiją? Čia labai priklauso nuo kliento, nes pas mane tiesiog yra paslauga vizualų kūrimas, ar ne? Klientas pas mane ateina ir jisai gali, kaip pasakyti, su savo nuotraukom startuoti, jeigu neturi finansų, mes tada darom su nuotraukom iš interneto, nes būna žmonės neturi finansų, neturi laiko, sako, aš nenoriu rodytis. Tai tada kuriam iš tokių resursų, kokie jie yra, o jeigu jau nori su fotosesija, tai natūraliai kaip gavosi ta mūsų būtent su kolegė Justina paslauga, tas Max vizualinio turinio kūrimas, kad pas mane ateidavo vizualų kūrimui, aš pas ją siūsdavau fotosesijai, tada pas mane vėl sugrįžta vizualų kūrimui. Tai mes vieną pas kitą siuntinėjom, bet prieš metus su pusę padarėm paslaugą, būtent, kad klientas ateina ir viską jis gauna konsultaciją, turinio planą, įvaizdžio sukūrimą, vizualą, jau viskas, ko reikia, kad tu galėtum komunikuoti ir startuoti. Bet klientai tikrai ateina labai įvairiai, jie sako, aš jau turiu nuotraukų, man reikia padaryti, ar darom iš ten tų interneto nuotraukų, ko aš jau labai neskatinu daryti, nes, sakau, jūs nebūsit garantuotas, kad jūsų nuotraukos nebus kažkur kitur, ar neatrasit pas kitą žmogų, nes būna, sako, ten jau mačiau, taip, nes tai yra laisvai prieinamų žmonėm bibliotekos. Ir kas labai svarbu, kai kuriam iš interneto nuotraukų, mes nerodom savo asmenybės. O dabar visi nori asmenybės. Tai visą laiką stengiuosi rekomenduoti, kad imtų būtent su fotosesija, kad atskleis žmogų, asmenybę ir žinoma, tada atrodo jisai unikaliau ir kitaip. Jo, tai gerai. Tai kaip manai, kokias pagrindinės klaidas daro verslai, darydami savo vizualus? Nesupratimas gal kaip daryti ir chaoso kūrimas. Nes pavyzdžiui, kaip aš visą laiką sakau,
kodėl mes žinom, pavyzdžiui, Lidlą, nes jisai yra geltonas, mėlynas, kodėl mes žinom Coca-Cola, nes jinai raudona ir asocijuojas mums su Kalėdų seneliu. Taip. Tai mes kiekvieną brandą didesnį atpažįstam iš šriftų, iš spalvų ir būtent jeigu mes nepasirenkam to savo galutinį įvaizdžio ar nežinom, kokios bus spalvos, kokios šriftas, yra chaosas. Užeini į profilį ir tiesiog matai chaosą ir nesupranti, apie ką yra, koks jo balso tonas, koks yra jo stilius, nes aš kaip sakau, vizualas yra mūsų namai. Jį turi būti gera užeiti. Kai pas mane ateina klientai, sako, pas mane tai nežiūrėkit, man nieks nepatinka. Tai aš sakau, jeigu jum yra gera namuose, tai vis tiek kuriat namus, į kurias gera ateiti. Tai socialiniai tinklai irgi yra tarsi mūsų namai. Tai mes turim save vaizdu nuotraukomis parduoti, nes jeigu mes matysim ten, kaip pasakyti, nueinam į parduotuvę sudėta daug rūbų, suglamžytų chaosas ir vizualą prilyginu tam pačiam chaosą, mes nenorim pirkti, nenorim pasilikti. Tai tos pagrindinės klaidos ir yra, kad neturėjimas tos krypties, nesupratimas galbūt, kodėl reikia spalvų, šriftų ir vientiso to vaizdo stiliaus. Ir dar žmonės nežino, kokiu kadru reikia, nes mums neužtenka vien tolimų kadrų ar vien iki pusės nusifotografuoti ir iš tos pačios fotosesijos, žinai, pridėti, nes tai neužkabina. Mūsų kiekvienas postas turi užkabinti, kiekviena nuotrauka turi patraukti, užeiti, pasižiūrėti. Šiaip man atrodo, kad labai daug verslų nepagalvoja, kiek iš tikrųjų vizualas duoda, tai kad kiek jisai pasakoja pačios istorijos. Taip. Kiek jisai parodo ir patį jausmą, pačią emociją, patį charakterį, nes ta prasme, tą pačią profesionalo, tarkim, ten fotosesiją, žinai, galima 100 skirtingų būdų padaryti. Galima, žinai, ten, nežinau, imti kažkokią tais charakterio savybę to žmogaus, ten kažkokį hobį ir per tai sukti. Ten nebūtina kosmetologam, juk visada būti su apranga ar ten, kiekvienos srities specialistas, arba ten šiaip ten socialinių tinklų specialistai neturi būti su švarkais tiesiog ir pasiėmę kompiuterį arba knygas. Čia, man atrodo, tavo tinklelis šitą labai gražiai atskleidžia. Nes aš visą laiką einu per kūrybą ir žmonėm, pavyzdžiui, kai arba aš dėlioju vizualą, arba mes jau imamės, daromės fotosesiją, visada yra anketa. O tam ta anketa yra, kad suprasti žmogų, suprasti vertybės, kas jums patinka, ką veikia. Nes, pavyzdžiui, irgi, kai kuri įvaizdį kosmetologai, tai sakau, kaip tu sakai, neturi būti tik su švarkeliais. Mes galime traukti sportą, galime traukti kaip kavinukai sėdi geri kavą, o gal sveika mityba tave veža. Nes tu turi atrasti savo prizmę, per kurią tu eini. Tai mano vizualas visiškai, kaip pasakyti, neatspindi to būtent vizualinio, ne vizualinio, bet to įprasto socialinių tinklų administravimo. Mano viena nuotrauka, kiekviena nuotrauka yra kūryba. Ne visos jos yra tokios įdomios, bet pas mane yra tas užkabinimas. Ir žinai, kai aš ruošiuosi fotosesijai, tai sėdžiu 3 mėnesius. Pinterest'e, va taip, ir ieškau tų idėjų, bet aš matau, kad veikia, nes mano tikslas ne tai, kad tik parodyti, ką aš galiu, bet aš noriu žmonės įkvėpti, nebijoti būti kitokiem ir nebijoti eksperimentuoti. Nes su kiekvienu kadru, kai mes darom, eksperimentuojam ir tu nežinai, ar jisai pavyks ar ne, ar patiks žmonėm ar ne. Bet tai įtraukia, užkabina, nes yra kitaip. Man atrodo, čia irgi galim, žinai, tokią varnelę, žinai, tuo pačiu uždėti, kad tie patys, ar savo srities profesionalai, ar kažkoks brandas, tai mes norim, kaip pasakyti, ateiti pas kažkokią tai asmenybę. Jeigu ypač mes einam pas kažkokią tai specialistą, mes einam dažniausiai ne dėl paslaugos, mes einam dėl to žmogaus, kuris daro tą paslaugą, kuris atlieka. Tai pavyzdžiui, jeigu ten kažkokie kosmetologai, tai gali būti labai daug skirtingų jų. Ir vienas, žinai, gali būti, aš labai mėgstu šiaip tą palyginimą su kosmetologais, kai vienas kosmetologas sakys, titiuti, žiūrėk, tu nespaudyk tų spogelių, mažutė, tu mano, žinai, viena bus tokia, o kita bus, blemba, Gabija, gali nebespaudyk, tu supranti, kad tau yra blogai, žinai, ir aš, pavyzdžiui, eičiau pas tokią kosmetologę, tai aš tą įvaizdį ir tą charakterį ir tą emociją noriu pajausti ir socialiniuose tinkluose, kad tai neturi būti vėl, žinai, toks atsiskirimas labai didelis. Žinai, kad nebūtų dar 10 kosmetologija kaip ir visos. Taip. Tai va, tai čia, man atrodo, jau ir tai, žinai, gali ir tą išskirtinumą visą parodyti ir panašiai. Ir kitas irgi dalykas, kai vizualiai mes negalim ir labai atsiskirti nuo to, kas esam. Jeigu ten, žinai, niekada nesu ten, nežinau, su motociklais važinėjau, žinai, ir nesu ten labai, kaip pasakyti, į tą galbūt edži tokią juodą pusę linkus ir tada, žinai, pasidarau tokią fotosesiją ir su tuo, žinai, išeinu. Jo, ir ateina tada žmogus, žinai,
tikisi to kažkokio charakterio į tą pusę, o tada pašneka su manim ir supranta, žinai, kad aš visiškai netoks žmogus, tai irgi toks, nu, tas nesutapimas. Kontrastas labai didelis gaunasi, nes, nu, turi matytis asmenybė, neturi matytis to, ko ir nėra, nes ir manęs klausia, nu, tai kokią man čia spalvą pasirinkti? Sako, man gražu raudona, bet aš gyvenime nesirinkčiau tokios spalvos. Nu, tai yra atsakymą gavai, kad nesirinktos raudonos, nes jie yra ne apie tave, nes kiti būna įsistato į standartus kažkokius. Nu, tų standartų nebėra, jų nebėra, jos reikia laužyti ir jų ganėtinai jau senai nėra, bet ne kiekvienas tai supranta arba ne kiekvienas gal suranda, kuom išsiskirti. Tai va todėl aš manau, tas būtent vizualo kūrimas, kad tu ateini, kad tau padėti suprasti, kaip tu turi atrodyti. Nes tai, kaip pasakyti, nes jau aš kaip sakau, tas visas mūsų darbas prasideda, kai jūs atsakinėjate klausimus. Ir rezultatas labai priklauso nuo žmogaus įsitraukimo. Jeigu tu gauni po vieną žodį iš žmogaus, jau žinai, kas bus. Nes aš tą anketą, kaip pasakyti, siunčiu ne dėl savęs, dėl kliento, kad jisai išsigrynintų ir kad aš suprasčiau, ką aš jam galiu pasiūlyti. Gerai, o ką darai tokiu atveju, jeigu klientas palieka po vieną atsakymą, arba taip, ne? Taip, būna ir taip ir ne, būna labai sausai, arba jau būna, žinai, seniau būdavo mano klaidos, iš kuriuo aš mokinuosi, pradedi daryti ir sako, man tas nepatinka, bet čia man pačioj pradžioj. Dabar, jeigu matau, man nepakanka informacijos, sakau, arba aš siunčiu pavyzdžius, arba sakau, atsiųskit, kas jums patinka, kaip norėtumėte atrodyti, tada man lengviau suprasti, kuria linkme eiti, nes kai mes gaunam po vieną atsakymą, gali būti, kad pem ant pem, arba pataikiusi, arba ne. Kartais būna lengvai pataikai, kartais ne. Ir tai, kai gauni labai detalius atsakymus, bet būna labai sunku, nes kartais klientai patys nežino, ko nori. Sako, man reikia daugiau pavyzdžių, aš nežinau to. Ir visą laiką, ką padarau pirmą ir pateikiu dar 3 vizualus, tarkim, visada pirmas laimi. Visą laiką. Ta prasme, nebuvo, žinok, tokios situacijos, kad mano pirmas sukurtas vizualas nelaimėtų. Geras. Nes aš nesu ta, kuri padarau 10 skirtingų vizualų. Jeigu klientas to prašo, sako, man reikia daugiau pasirinkimo, nu man kažkas nepatinka, pakeiskim gal šriftą, gal tą. Okei, mes galim keisti, aš tada padarau, nes, žinai, mano tikslas nėra pasimti pinigus, užsidirbti, bet aš noriu, kad jam patiktų, būtų apie jį ir klientas naudotų. Nes, nu, aš nesu ta, nu, tai tau tinka, nepatinka, aš jeigu jaučiu, kad nepatinka, sakau, sakykit, ar tikrai patinka. Nu, aš tokia esu visą laiką perklausiu. Tai būna, kad ir, va, kaip sakau, išsamei atsako, bet vis tiek, nu, nepataikom. Tai dėlioji dar, sako galų gale, ne, nu, žinokit, tas pirmas vis tiek geriausiai. Bet čia būna taip, nu, visą laiką. Bet yra buvo tokių atvejų, kur dėlioji, netinka, dar dėlioji, vis tiek netinka. Ir kaip tokios situacijos tada, kaip bandai jas spręsti? Dar dėlioji ir galų gale, dabar aš galvoju, ar buvo taip, kad paleisčiau klientą ir kad jam nieks visiškai netiktų. Nelabai atsimenu, arba man jisai nepasakė, gali žmonės ir nepasakyti, bet šiaip iš esmės irgi dabar, va, kaip tik šiandien su viena klientė bendravom ir sakau, nusakykit, aš dar galiu padėlioti variantų. Ir jinai sako, nu man ne iki galo. Gerai, kai dar padėliojau 3, tai jinai dabar renkasi, gal iš tų 3 kažką vieną puikaus sukursim, nes kartais būna, galiu pataikyti iš pirmo karto, galiu nepataikyti, bet tai yra normalu, nes tai yra kūryba. Gali nesutapti mūsų požiūriai. Kartais būna žmonės tikisi kažko wow, bet tarkim negali investuoti į fotosesijas, neturi galbūt nuotraukų, vis tiek arba patys negalim pasidaryti, nes aš kaip sakau, fotografavimas irgi yra menas. Tai tada jie tokio wow rezultatų dažniausiai mes negaunam, bet aš jau iš gautos medžiagos stengiuosi padaryti, nu ką aš galiu geriausiai. Ok, bet kaip yra su visais red flaginiais klientais? Aš dabar galvoju, kaip aš atskiriu. Kas liečia vizualo kūrimą, aš negaliu atskirti, nes tai yra trumpa komunikacija. Pas tave ateina klientas, užklausia ten kainų, jeigu mes sutarėm, siuntė anketą ir taip toliau. tą gali pamatyti jau eigoje, bet tai jau būna per vėlu. Nu, nes tikrai, kad iš pirmo ten, kartais būna kalbam telefonu, kartais susirašinėjom, bet tu negali pajausti. Pavyzdžiui, red flaginus klientus aš galiu pajausti socialinių tinklų administravimui. Kai mes padirbam kokį mėnesį, aš tada jau suprantu, ar aš noriu dirbti ar ne. Nes kartais būna man kiekviena iš kliento žinutė, ačiū Dievui, dabar tokių neturiu,
bet per tą visą laiką yra buvę laukia kiekvienos žinutės ir yra stresas. Arba tiesiog klientas nežino, ar kiekvieną kartą mėtusi. Susidarom planą, viską pasidarom, pasitvirtinam, tikrai gerai, nes visą laiką turi turėti planą. Taip. Tas negerai, tą keičiam, ten taip nepatinka, čia toks įvaizdis nebetinka, gal čia tą pabandom, gal tą. Jis tiesiog nežino, ko nori, neleidžia išbandyti vienos strategijos mėnesį ar 2, kad pajusti tą rezultatą, ar tinka, ar patinka, ir pastoviai mėtosi. Tai man kainuoja 120 daugiau jėgų negu kitiem klientam. Ir atrodo, jau užsidirbi, pasitvirtini, ne, gal keičiam, kitą dieną vėl keičiam. Tai esu turėjęs tokių stresinių klientų kelis, bet tiesiog, aš su jais atsisakydavau dirbti. Nebuvo sudėtinga paimti ir atsisakyti? Sunku, man yra sunkiausia žmonėm pasakyti ne, nes aš tokia esu, kaip pasakyti, gyvenime per gera ir gerai, padarysiu kaip norit, kaip reikia, bet aš supratau, kodėl aš atėjau dirbti, kaip sakau, savo, freelancinti ar ne, nes aš noriu, kad būtų man malonu dirbti. O jeigu aš bijau kiekvieną dieną iš to kliento gauti žinutę, tai man kelia labai didelį stresą. O to streso mes gyvenime ir taip daug turim visur gyvenime. Ir dabar aš turiu to streso ir aš žinau, kad jo bus. Bet man tie nuolatiniai klientai, aš noriu, kad būtų malonu. Jeigu mums nepakeliu, tai mes galim skirstytis. Tai yra viskas tvarkoja. Aš taip žiauriai pajaučiu, aš, kaip pasakyti, galbūt dabar per paskutinį pusmetį, gal per metus, supratau, kad aš labai tą jau galiu pajausti per pirmą pažintinį skambutį. Kaip galim kalbėti tą pačią kalbą, kalbėti apie tos pačius dalykus, apie tą pačią strategiją, mes žiūrim tą pačią kryptim, bet mes matom skirtingai. Ir pavyzdžiui, prieš porą galbūt savaičių turėjau pažintinį skambutį ir ta potenciali klientė parašė, kad okei, imam, dirbam, ir aš vis dėlto parašiau, kad nepradėkim, nes manau, kad bus blogai. Tai aš iš jos ką pajaučiau, tai man užteko vieno tokio momento, kai aš atsidariau, žodžiu, tą profilį ir jis yra tuščias, nors tas brandas nėra naujas. Ir aš sakau, tai kodėl, tas visas profilis tuščias? Sako, sugalvau, kad noriu visiškai kitaip daryti ir viską užarchyvinau. Sakau, aš tiesiog pasidalinu savo nuomonę, sakau, aš nesiūlyčiau to daryti, dėl to, kad tai vis tiek jūsų prekės ženklas, jūs galit visada transformuotis ir keisitės, tai tiesiog bus jūsų tai brendo istorija, kas liks apačioj, žinai, nes vis tiek tinklelis pildosi į viršų. Niekas nedaskrolina. Jo, niekas nedaskrolina, nepasižiūrė, o jeigu ir paskrolintų žemyn, matytų tiesiog viso brendo istoriją, kad jis ne ką tik atsidarė, ne dabar, tik tais pradėjo. Ir tuo labiau, kad jeigu taip vėl nuo nulio pradėtų, tai kaip ir tada reklamos neleidi, nes tas tinklelis tuščias, vėl tokia nesąmonė gaunasi. Ir aš taip gražiai su tą klientę pasidalinau ir jinai taip netiesiogiai, bet sureagavo, aš taip norėjau, aš taip padariau. Ir aš supratau, galbūt tai menkniekis, bet aš iš to supratau, kad mes negalėsim dirbti, nes jeigu aš duosiu kažkokį tai pasiūlymą ir bus tas, man taip gražiau, tai taip ir paliekam. Tai man taip netinka. Mes arba dirbam dėl vieno bendro tikslo ir prieinam kažkokių kompromisų, nes tas man gražiau taip, arba ten keičiam kiekvieną smulkmeną, kiekvieną žodį, čia nebus darbo ir čia nebus kažkokio rezultato. Nes bus labai sudėtinga, žinai, visą laiką trinsitis pirmyn atgal. Nes, pavyzdžiui, kai klientai būna kažko nori ir keičia, sako, gal darom kitaip, tai aš tos kažkaip pasiūlymus priemu, mes galim pakeisti, bet aš visą laiką pasakau savo rekomendaciją, kaip aš manau, kad būtų. Tai ir palieku tą sprendimą priimti klientui, ar darom pagal mano pasiūlymą, ar pagal jo. Tiesiog toksai, bet kai būna mėtosi, jie nežino, aš irgi atsimenu, turėjau tokią vieną klientę, jį mėtėsi kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir jau sakau, žinokit, atsiprašau, bet ne. Ir man tas, pavyzdžiui, kaip sakai, atsisakymas, man visą laiką tą dieną kyla stresas, spaudžia, aš negaliu, atrodo, kvėpuoti ir kol tu parašai, bet po to taip palengvėja. Nes, pavyzdžiui, turėjau tokį vieną klientą, kai mes su juo, žinai, dirbam tikrai ilgą laiką ir aš labai nemėgstu, kai klientai nori kažko, bet jie neduoda resursų. Sakai, reikia nuotraukų, kadangi tai buvo prekinis ženklas, kur aš negaliu paimti iš interneto nuotraukų. Sakai, reikia fotosesijos, jie, tai pasidarysim, nesidaro. Jau metus komunikuoju su tom pačiom nuotraukom. Sakau, reikia tokios informacijos, nes tai vis tiek yra apie prekinį ženklą, jie turi prisidėti, jie turi irgi pasakyti. Aš galiu sudėti savo gaires, bet jie verda tame kiekvieną dieną, žinai. Tai ir vis gaunasi toksai, nėra rezultato, tesi. Ir dar vienas dalykas buvo,
kiekvieną mėnesį vėluoja mokėti. Jiem paslaugos atliktos laiku ir jie visą laiką vėluoja mokėti. Tai aš gal kankinausi taip metus. Sakau, žinokit, negaliu aš taip dirbti iš tikrųjų, nes pamatau, kad man tai kelia stresą ir jeigu aš atlieku paslaugą laiku, tu būk geras, sumokėk. Taip. Jeigu tai pasikartoja vieną mėnesį, visko žmonėm būna. Ir jeigu jie pasako, čia negaliu, kažkas nutiko, vėluosim, vyksta gyvenimas, tai žinai, esam žmonės, suprantam. Bet kai matau, kad tai yra įmonė, kuri gali mokėti ir vas taip tęsiasi ir sakau, ir su vyru tariu, sakau, ką daryti, nes jau viskas, nebeturiu tiesiog nervų kantrybės, sako, kam tau gadintis tos nervus. Ir tada nebesigadini tų nervų. O yra buvę tokių klientų, kurie, pavyzdžiui, darai paslaugas ir jie kažkaip pradeda galbūt dinginėti, kažkaip nebetrašinėti ir po to, nutraukiam sutartį ir lieka nesumokėję kažkiek tais pinigų. Ne, nebuvo. Aš visą laiką įimu užeinamą į mėnesį, mes turim sutartis. Tai šitoj vietoj kažkaip viskas žinai, ačiū Dievui, nebuvo, tikiuosi, gal nepasitaikęs. Tik tai dar būna kokie dalykai, šiaip labai keista, turėjau irgi vienus tokius klientus. Ir dirbam, sako, tik pradžia buvo, aš kaip sakau visiems klientam, pirmas mėnuo yra juodžiausias, sunkiausias, kol jūs mane suprantate ir kol aš jūs suprantu, kad ir mes turim visą medžiagą. Išsišlifuoti. Nes aš su klientais ganėtinai glaudžiai daug bendrauju, aišku, priklauso nuo klientų, kai kurie palieka, pasitvirtinam ir darai, o kiti labai į tai įsitraukia, ką aš labai vertinu. Tai ir mes tada kitaip bendrauju, bet buvo vienu tokie klientai, čia viskas puikiai labai tinka, po to sako po mėnesio, žinokit, mums nieks netinka. Ir žiūri taip, nes aš visą laiką sakau, jūs man sakykit, jeigu kažkas nepatinka drąsiai, viską galim keisti, koreguoti, kad mes kalbėkime, žinai, kad aš jūs suprasčiau ir jūs mane suprastumėt, kodėl aš taip darau, kodėl jūs kitaip norit. Tai kartais ištinka toks šokas, bet dabar kažkaip džiaugiuosi, gal pas mane ateina, atveda tos kitokius jau klientus, ir pas mane gaunasi klientai nelabai dažnai jie ir keičiasi, tai ir nėra, kad ten, žinai, kas mėnesį ar kažkiek laiko keistusi ir šiaip aš esu viena, tai aš jų negaliu daug paimti. Taip. Man tai, aš kažkaip dabar kitavęs užklausiau apie tos apmokėjimus, ar yra taip palikę, tai ne vieną kartą mane yra išmaudę, tai pasakysiu. Aš aišku ir pati, žinai, kaip gera mergaitė, nieko dėl to daugiau nedariau, bet turėjau praeitą vasarą tokį bendradarbiavimą, kur kaip ir atrodo viskas gerai. Kaip ir dirbam, kaip ir mes tada ir su administravimu, ir su mokamom reklamom. Gerai, gal net ne praeitą, už praeitą tikriausiai. Lemma, kaip laikas greitai bėga. Žodžiu, tai esmė buvo tokia, kad dirbom, žodžiu, kaip ir viskas gerai ir jie vieną dieną nusprendė, kad viskas, stabdom, nuo šiandien nebeleidžiam reklamų. Ir sakau, bet mes pasirašėm sutartį ir mane jūs turėjot prieš 30 dienų įspėti. Jeigu norit šiandien ir dabar tiesiog nutraukti, tai susimokėkit už tą 30 dienų ir viskas, ir tada nutraukiam. Ir žodžiu, jie tada mane atrašė, jie galvoja, galbūt taip išplauks, arba ten su kažkuo galbūt pasitars. Aš jiems vis rašiau. Ir jie tada man parašė, kad tai mes neduosim biudžeto mokamai reklamai. Ta prasme, tai gerai, dirbam tą 30 dienų, leiskit mokamą reklamą be biudžeto. Iš savo pinigų. Ir ta prasme, tai aš negaliu paleisti tos reklamos be biudžeto. Ir tada mano sutartyje nebuvo tokio punkto, kad klientas, jeigu dirbam su mokama reklama, jis privalo skirti biudžetą. Tai va tada mane, taip sakykime, išmaudė, kur aš jų po mėnesio tai pinigų nebegalėjau paprašyti. Taip. Dėl to, kad jie, jie biudžeto nedavė. Tai va, žinai, atrodo viskas gerai, dirbi su žmonėm, žinai, kaip ir susišneki ir susikalbė, o vieną dieną, žinai, va taip. Viso gero, jo va šiandien sugalvojau, taip pat ryte atsikėliau, galvoju, pats, žinai, paleisiu tos reklamos viskas. Nes aš, žinai, ką labai pastebiu, kad žmonėm labai svarbu yra ir kitų žmonių nuomonė. Jo. Jie būna dažniausiai neklauso specialisto, bet jie eina, sako, man taip sakė daryti, man taip sakė, gal taip nedaryti, čia neveikia, čia veikia, bet kai mes darom tos procesus, yra tam tikri veiksmai, kodėl mes taip darom ir dėja to rezultatų tu negali pamatyti po dienos dviejų. Pavyzdžiui, ką aš turiu, aš dirbau 3,5 metų, kad aš tai tą turėčiau, ką pasiekiau, kad mane atpažintų kažkiek, pamatytų, nors jau kiti sako, jie atpažįsta, bet aš vis tiek jaučiuosi dar kai pradėjau, atrodo, prieš 3 metus tam ir lygiai esu, bet kai pasižiūri, kiek daug padarėjai, iš tikrųjų jau nemažai. Ir žmonės labai dažnai būna, aš ką pastebėjau, klauso tiesiog artimųjų nuomonės, pasitarė su vienu, su kitu. Viskas yra ok tartis, bet mes darom
dėl tam tikrų veiksmų, kai kurios veiksmus. Jo, čia toks, kur pas mane atėjo, man pasakė, kad ten kažkas kažkur su kažkuo šnekėjo, tai dabar gal taip. Jo, trendina ten kažkas, tai gal dabar taip darom. Jo, galima, kartais faina yra, kai kažkokią mintį ar idėją atneša, bet manau, tai turėtų būti, taip kaip pasakyti, ne už gryną pinigą, žinai, visada priimama ta informacija, kad pasakė dabar tas, dabar reikia ant šitos, žinai, informacijos, mes dabar pasakė tokią informaciją, dabar metame, žinai, ant šitos informacijos. Nes visada, žinai, gali paanalizuoti ir pagalvoti, ar tinka ar ne. Idėjos yra gerai, bet nereikia daryti skubotai šiandien čia ir dabar. Jo, galbūt kažką galima prisitaikyti, pagalvoti, kaip išgvildenti, žodžiu, tas tikrai. Ar netenka dabar susidurti su tokiais klientais, galbūt nebūtinai klientais, bet su tokia nuomonė, kad tai čia gal dabar jau nebereikia to kažkokio nušlifuoto turinio ar kažkokių tai specialių fotosesijų vizualai, nes taigi dabar buitekas karaliauja ir tas. Buvo vienu metu, čia gal prieš kokį pusmetį, kad sako, pradėjo sklisti, kad nereikia stengtis dėl to vizualo. Bet ką aš noriu pasakyti, kur atrodo dėl to vizualo, kur nepasistengta, dėl jo yra belekai pasistengta, kad jis taip atrodytų. Nes, kaip aš pavyzdžiui, žmonės sakau, kodėl jūs nekomunikuojat, nes aš nežinau, kokias nuotraukas kelti, tai čia yra atsakymas, kad to vizualo reikia, nes jeigu tu neturi tos medžiagos, tai kaip tu kursi tą savo vizualą. Taip. Tai vienu metu tikrai buvo apėję, bet manau, kad čia yra labai klaidinga, nes kiekvienas labai pasistengia dėl to tam tikro įvaizdžio. Taip. Ta buiteką gražiai padaryti yra ką veikti. Jo, neužtenka, žinai, tiesiog kiekvieną dieną, žinai, daryti nuotraukas. Jo, galbūt yra, žinai, kas, kaip pasakyti, savo gyvenimą dėliojant ant estetikos kažkokios ir galbūt jiem tada yra paprasčiau, bet visas gyvenimas jau yra ta estetika. Tai jie dar kiek, žinai, kaip pasakyti, kiek daug to darbo, žinai. Jie užkulsių nemato, kiek tai vyksta, nes tu susirasti idėją Pintereste, kaip sudėlioti tas šakutės, kaip nufotografuoti. Iš kur tas šakutės tokias nusipirkti? Nes dar negali, žinai, belė kaip padaryti, tu jau turi savo namuose kurti estetiką. Ir kiek darbo įdėta, nes, pavyzdžiui, kaip tu turi eiti kiekvieną dieną ir fotografuoti, kur eini, ką veiki, ką darai, kad tu turėtum iš ko kurti turinį. Nes, šiaip dabar, man reikia kelt postą, tai čia reikia nuotraukos, tu šiaip nepasidarysi tas nuotraukos. Jo. Taip. Yra tokių žmonių, kurie jau pasidaro, bet tai yra, mažuma iš tikrųjų. Jo, ir man atrodo, kad dauguma brandų, žinai, jau ateina į tą, kaip pasakyti, į tą suvokimą, kad visur gali būti to turinio, visur mūsų kasdienybėje mes galim pasidaryti kažkokio to turinio. Ir aš tą labai pastebiu, kai susitinki su kažkuo, žinai, ir sako, blema, davai, tu aš čia padarysi, žinai, nuotrauką, žinai, reikės pakomunikuoti. Arba vakar, žinai, podcast'o baigiam nufilmuoti ir sako, tu aš čia dar pafilmuosiu, žinai, kad irgi turėčiau turinio. Tai va, žinai, to kažkaip galbūt to anksčiau nepastebėjau iš savo artimo, žinai, aplinkos, su kuo tenka susidurti, o vis dabar taip dažniau, žinai, tenka susidurti, kad ar susitinki, ar turi kažkokią interakciją ir palauk, reikia turinio dar greitai, žinai, pasidaryti prie to paties, kad, žinai, čia yra proga. Taip, nes nori parodyti, žinai, ką veikia, ką darom, aš tai esu tas blogas, kaip sakau, pavyzdys. Ir dabar stengiuosi daugiau eiti, kad jie matytų daugiau manęs, daugiau mano užkursų, tai kodėl pas mane atsiradote kalbantis reelsai, nes žmonėm pritrūksta asmenybės, nes, pavyzdžiui, kai mes susitinkam konsultacijai, nežinau, ar fotosesijai, jie visai mane mato kitokią. Net mums su kolegė per fotosesiją vieną kartą pasakė, mes atėjom, sako, kaip man gera, kad atėjot žmogiškos jūs. Nes žmonės, nusakau, susidaro tokį įvaizdį, atrodo, esi visiškai paprastas žmogus, bet jie matomai gal tave mato kažkaip kitaip ir tada pradedi suprasti, manęs ten liktai ir yra daug, bet jie nemato tos asmenybės daugiau, į ką dabar krypsta. Man tai netgi aš buvau sulaukus tokio komentaro, kai dar prieš tai mažiau komunikuodavau, nekalbėdavau tiek į kamerą ir aš, kai dažniausiai, kai bendrauju su klientais, aš daug šypsau, žinai, daug komunikuoju, aš visada ir su rankom, žinai, mokaluos ir panašiai, daug mano veiksmo, žinai, yra. Ir, o nuotraukose aš dažniausiai susikaupus, nesišypsau ir panašiai. Ir aš buvau gavus tokį komentarą, kad tu nuotraukose tai atrodai, žinai, ten labai rimta, žinai, kažkaip ir panašiai. Bet sako, kai su tavim kalbi, žinai, tu sako, pastoviai šypsai, sako, kodėl, sako, aš tavęs tai tokios nematau, žinai, tavo Instagrame. Tai va irgi, žinai, kiek netgi galbūt kažkokios emocijos, kurias tu parodai pačiam tam vizuale, vėlgi tai tu gali jau darydamasis nuotraukos apie tai pagalvoti, žinai, ir atspindėti tai. Jo. Tai kaip tu galvoji, kas yra
bet kuriant vizualą, kas yra pagrindiniai tokie esminiai aspektai, ką turi susidėlioti, kad sukurtum vizualą? Turi suprasti, ko nori, o kaip suprasti, ko nori, aš kaip sakau, yra geriausias įrankis Pinterestas. Nueini ir ieškai, kas tau patinka, žiūri, prisisaugai idėjų ir tada labai aiškiai pasimato, kurią tu kryptim nori eiti, nes tu saugaisi, kas yra apie tave, kas yra gražu, kokios tau spalvos patinka, kokie šriftai. Taip. Tada tu matai jau, kaip tu nori atrodyti, tuomet jau seka, žinai, pasidėlioji šriftus, spalvas ir tada jau galvoji, kaip tu nori atrodyti nuotraukose, kaip tu nori save pateikti. Tai jau būtent iš to mes padarom, žinai, tuos pirmus žingsnius, ieškomis idėjų, šriftai, spalvos ir tada dėliojamės. Nes iš tų idėjų mes galim apjungti ir vieną vaizdą padaryti, pateikti save, kaip mes norim atrodyti. Ir, kaip aš sakau, nereikia ieškotos visiškos tobulybės, pasidarom pakankamai gerai, kaip mums patinka, kaip yra gražu ir komunikuojam. O bet kada laikui bėgant mes galim kažkiek keistis, koreguotis. Nes kartais žmonės labai gerai supranta, kaip patinka, kaip nori ir viskas puikiai išeina, bet kartais būna, kad geriau sako, aš nekomunikuosiu visai, nes, nežinau tikrai, ko noriu, bet tu darydamas supranti, ko nori. Jo, labai daug per tą bandymą, per patirtį ir šiaip, kad ir tas pats kaip specialistas labai augi, žinai, kai dirbi su tuo, o ne tada, kai tik tais mokaisi. Nes tu neištestuoji, neišbandai nieko. Jo. O kadangi dirbi viena, ar tau nėra sudėtinga valdyti visas kryptis, ne tik tais, kad tau sėdi dabar, bet ir kuri ten vizualus ir tai, kas, žinai, patinka, bet reikia ir su klientais bendrauti ir tuo pačiu galvoti apie savo Instagramą ar kažką įkėliau, ar ateina kažkokių naujų, arba ten, jau žinai, ten išeina kažkoks klientas, ar tada nevirpa širdį, žinai, kad bliamba čia dabar nukrenta, reikia, žinai, naują ieškoti, ten visi buhalteriniai dalykai ir panašiai. Šiaip iš tikrųjų yra labai sunku, nes man, kas labai gaila, lieka mažiausiai vietos vizualų kūrimui. Tai mylimiausiai kerteliai, kurios norėčiau daugiau. Bet aš manau, su laiku pasikeis, nes turiu įvairių minčių, planų, kaip galėčiau padaryti tai kitaip. Ir nes didžioji tikrai dienos dalis yra, kad tu sukeli klientam turinį, dar jeigu lieka laiko pagalvoja apie save, tada jau vizualų kūrimas. Bet pas mane yra tiesiog, kaip pasakyti, kiti žmonės, kurie ten padeda, tarkim, su tekstais. Aš pati ten Google reklamų, ten Facebook adsų, šitų dalykų neadministruoju. Tai irgi turiu kolegos, kurie tiesiog daro, mes kaip ir dirbam kaip ir komanda, bet kiekvienas atskirai savo tiesiog susijęti. Tai aš tiesiog pasiskirščius tą nemėgstamiausią, sunkiausią dalį, kas man yra, pavyzdžiui, tekstų rašymas, sudedu gairės, atiduodu, kad man sudėliotų, nes man tai, aš net mokyklai nemokėjau rašinėlių rašyti, atrodo, esu prie kūrybos, piešti, dėlioti ir aš dabar buvau savaitgalį kaip tik pas tėvus ir ištraukė piešinius, aš visą laiką labai gražiai piešiau, tai va iš kur vis tiek atėjęs tas vizualinis matymas, tas, kaip pasakyti, ta akis tokia. Taip. Tai vis dėlto iš vaikystės turbūt ir atėjo. Tai šiaip taip yra tikrai sunku, bet kažkaip jie susidėlioja tie skireliai. Dabar norėčiau daugiau skirti vizualui, tai bandau taip dėlioti, tai gal netrukus ir kažką kito pamatysit. O nėra sudėtinga, kaip pasakyti, susitaikyti su ta mintim, kad visko už verslą ar už klientą nepadarysi, kur atrodo, matai, kad jisai galėtų ar pasistengti labiau, ar ten kažko neduoda, ar fotosesijų kažkokių nesidaro, ar nesudėtinga suprasti ir savo priimti, kad aš negaliu už jį padaryti, jeigu jisai nenori, nesima. Kažkaip pradžiai labai pergyvendavau, bet visą laiką kiekvienam klientui pasakau, ko reikia, kaip galim padaryti geriau, kaip pasistengti. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jau dauguma mano klientų tai priima. Nežinau, gal tiesiog atveda man tokius klientus, kad mums gerai sekasi. Mes ir planuojam įvaizdžių susikurti fotosesiją, pasiūlau, jeigu reikia, reelsų susifilmuojam. Ta prasme, jau džiaugiuosi, kad tokie yra klientai. Bet tik tai vieną dalyką, ką pastebėjau, kur klientai įdeda savo balso, savo tono, visada sekasi geriau, nes šiek tiek atskleidžia daugiau tos asmenybės pačios. Bet tikrai dabar galiu pasakyti, kad džiaugiuosi yra tokie klientai, su kuriais gera yra dirbti. Ir jeigu reikėtų, pavyzdžiui, nežinau, kažkurio atsisakyti, negalėčiau išsirinkti kurio. Geras. Nes su visais tikrai yra smagu. Ir taip džiaugiuosi, kad pagaliau tokie atėjo, bet jie neatėjo iš karto.
Per visus tuos metus dirbau ir supratau netgi pati, su kuo galėčiau dirbti ir su kuo negalėčiau dirbti. O kas tau yra tokios rytis, kur tau faina yra labai dirbti? Šiaip aš dabar labai daug dirbu su gydytojais, kas man yra faina ir įdomu, bet seniau galvodavau, kad niekada negaliu įti į tokią sritį, nes aš bijau medicininių dalykų visų. Taip. Bet šiaip dabar tikrai yra ganėtinai daug gydytojų, bet tikrai ateina įvairias sritis, ateina ir, kaip pasakyti, ir ta grožės sritis. Dabar galvoju, bet šiaip ir daugiausiai yra gydytojai ir grožės sritis, kurie ateina pas mane. Dėl vizaro kūrimo tikrai labai dažnai kreipiasi grožės sritis, bet, kaip pasakau, ta medicininė sritis gal susidėliojo taip aplinkui. Atėjo vienas, pamatė kažkokių pavyzdžių, atėjo kitas, pamatė pavyzdžių ir jie tiesiog ateina. Jie tada jau kažkaip, sako, mačiau pas kolegą, man patinka, aš irgi noriu. Tai va. Geras, fainai. Šiaip, kaip keista, kad mes kiekvienas specialistas vis tiek susirandam savo kažkokią kryptį ir susirandam savo tos klientus, kuriais sekasi dirbti, žinai, ir panašiai. Nes kažkodėl man klinikos yra peilis. Aš nežinau, aš su jais nesusišneku. Pas manęs, pavyzdžiui, su klinikom gydytojais, kiek turiu, tai viskas yra tikrai. Tik tai tiek, kad jie yra labai užsiėmę žmonės, tai mums sunkiau sukontaktuoti, bet kiek turiu, mes susišnekam, jau vienas kitą žinom, kam ko reikia, ko man iš jų reikia, ko jiem iš manęs reikia ir kažkaip viskas labai puikiai sekasi. Jeigu ką žinosi, kur kreipti. Jeigu nesusišnekėsi, sakysi, eikit čia su manim. Nes, matai, vienas per vieną, per kitą pamato ir ateina. Tiesiog, kaip pasakyti, aš su kuriais klientais ten dirbu, nesidalinu, nes vis tiek yra konfidencialumo sutartis, bet per vizualų kūrimus jie būna kartais pamato vienam kitam sukuri, arba tiesiog natūraliai ateina. Tai buvo kažkokia tokia situacija, kur tiek buvo kritus motivacija, kad galvoji, nebenoriu, nebedirbsiu šitą darbą, nebenoriu, noriu uždaryti kompą, išmesti deginti. Atsakymą jau iš karto. Būna ir dabar būna, ir dažnai būna, bet būna dėl to, kad tiesiog aš pervargstu. Aš tikrai jaučiuosi labai pervargus. Kaip vyras sako, tai kažką sumažink, bet palauk, sakau, kaip ir turiu pavyzdžių, kartais su vienu klientu, jeigu vizualų kūrimas ar ne, sakau, sukuriu per kelias valandas, jiem patiko, o kitam, sakau, mes visą savaitę koreguojam tą vizualą. Ir kaip aš galiu atspėti, ar man pasiseks ar ne. Aš jau visą laiką tą laiko rezervą pasilieku tokį nemažą. Ir, pavyzdžiui, ir su klientais būna padarau, ten sukuriu, tarkim, vizualus, tekstus, viskas tinka iš pirmo kartais. Kartais sako, dar padarom tą, pakoreguojam tą, ar pati kažkokią klaidą būna, palieku. Tai, žinai, žmogiška yra klysti. Ir užtrunka tos korekcijos, tas darimas, arba kartais būna nelaiku kažkokią gal atsakymą gauni, vėl viskas užsitęsia. Kaip aš sakau, vyksta gyvenimas tiek man, tiek jam, tai būna tikrai, sakau, gal aš nieko nebedarau ir einu dirbti kažkur kitur, bet po to, žinai, pagalvoju, aš nežinau, kur kitur norėčiau dirbti, nes būtų be proto sunku jau, nes jau esi savo, kaip pasakyt, direktorius ir atrodo pasiskirstai, su kuo nori dirbti, pasikoreguoji kažkokius planus, jeigu reikia, tu kažką dieną nuvažiuoji, pasidarai, pasiplanuoji, tik tai žinai, kas yra viena blogybė, negali turėti atostogų normalių. Nes, pavyzdžiui, man čia vietai, kas yra, aš dabar praeitais metais važiavau pirmą kartą atostogų po 3,5 metų, kai dirbu, ir vis tiek gaunasi, aš iki to laiko tiek turėjau arti, kad užsikelti turinį, ir vis tiek kiekvieną dieną turėjau po valandą prisijungti, nes visko negaliu užskedžiulinti. Bet aš kažkaip su tuo susitaikau, atsikeliu, pasidarau, ką reikia ir atostogauju. Nes kažkaip neturiu asistentės, neturiu kito žmogaus, kuris man galėtų padėti papildomai. Tai nebuvo sudėtinga, negriaužia kažkas viduje, žinai, kad bliamo čia dabar atostogauju, bet gal čia kažką turėčiau daryti? Aš susitaikiau, aš žinau, kad aš turėsiu per dieną po valandą kažką padaryti, ten kažką sukelti ir pasidariau didžiuosius darbus ir man minimaliai reikės. Ir man viskas sakė, žinai, aš nepergyvenu, jeigu aš griauščiau save, aš tikrai stresuočiau ir nebūtų to atostogų, bet žinojau, kad reikia, pasidariau, man ramu ir kaip sako, ir kiti sako, tai kaip tu atostogausi? Aš sakau, viskas gerai, pasidarau ir aš einu atostogauti tada. Jo, šiaip aš irgi praeitą gegužę, kaip tik pirmą kartą atostogavau, tai čia irgi po gerokai reikėjo prisiruošti, žinai, kol, gerai.
bandom, žinai, kur, nėra taip iš tikrųjų baisu atostogauti, žinai, gal dabar, aišku, jau po metų, kai galvoju apie šią vasarą, tai irgi, žinai, atrodo labai daug streso ir kaip čia kažinės ir komanda dabar yra visa ir gaunasi taip, kad aš išleidžiu visą komandą atostogauti ir aš to turiu atidirbinėti už juos to pačiu, žinai, tai, tai va čia, žinai, yra toks kaip... Bet gali tada tu ramiai atostogauti, nes turi komandą. Jo, bet komanda kaip ir už mane darbų, žinai, nepadarys, nebent jau tada, žinai, turi ateiti kažkoks asistentas, atskiras, žinai, žmogus, nes aš dabar, kai dirbu, tai aš realiai stoviu prieš visus klientus. Darbas visas vyksta su manim, o mano komanda man už nugaros, tai visas, aš kaip filtras, žinai, pro kurį viskas turi praeiti. Dar sunkiau. Jo, tai va, žinai, tas gaunasi, kur jeigu aš atostogom, žinai, pasitraukiu, tai to filtro nebėra, žinai, tas tiltas, žinai, sugriūna tarp dviejų, žinai, tų pusių. Aišku, čia viskas yra, žinai, tik tais galvoja, čia viskas yra išsprendžiama ir įgyvendinama, tik tais galbūt kaip reikia sėst, dėliot, galvot, kaip padaryti, nes atostogų labai reikia. Jo, nes, žinai, tada po to atostogų ir ateina visai kitos mintis, tikrai kiti pagalvojimai ir vėl pasidėlioja kažkaip kitaip mintis ir sugrįžti galų gale su jėgom ir naujų to įkvėpimu. Aš kai gegužį praeitą atostogavau, tai aš tą savaitę, mes savaitę atostogavom, tai aišku, kad ten po valandą reikėdavo ir prisijungti, ir padirbėti, ir pasižiūrėti, ir tuo pačiu dar mokymus turėjau, tai dar ten 3, man atrodo, kartus dar iškrito tie mokymai, kai juose reikėjo būti, bet vis tiek aš tiek atsipučiau, kad aš paskutiniam dienom sėdau mokymus rašyti. Nes jau matai pailsi tavo galva, nes kai neturi ilgai atostogų, tu ant tiek, neturi to įkvėpimo, net pats jauti, kaip užstringi, pavargsti nuo visko ir nebeteina to platesnio tokio matymo, nes va taip tiesiai matai, eini ir viskas. Tie atostogos įkvėpia jos tikrai. Ir aš atsimenu, kad aš tiek laiko nebuvau atostogų. Faktas, buvo tam tikri kiti gyvenimo dalykai, bet kaip jos atostogos įkvėpia tave kurti ir gyventi toliau. Taip, tikrai taip. Darbe. Tikrai taip. Ar tau yra kažkokių tais momentų, kur ar buvo sudėtinga, ar yra sudėtinga brėžti kažkokias savo ribas? Nebūt visada gera mergaitė, kur gerai dar kartą padarysiu. Jo, šiaip aš čia turiu problemą ir jaučiu žmonės, nežinau, nesinaudoja tuo, bet gal pajaučia, bet aš turiu tas esu, kur aš nemėgstu, kai žmonės lieka nepatenkinti ar blogai kalba. Pas mane yra vidinė tokia problema. Žinau, kad visų tikrai nepadarysiu patenkintų ir tikrai ne visiems įtiksiu, bet aš visą laiką stengiuosi padaryti, kaip galiu geriausiai. Ir kai aš jau matau, kad tikrai nebegaliu nieko padaryti, sakau, okei, tada skirstomės. Bet brėžti ribas žinau, kad reikia, bet tai yra labai sudėtinga. Kažkada buvau, žinok, nusistačiusi. Šiaip pas mus klientų susitarimas, ar ten vienkartinė paslauga, ar tarkim mes dirbam kartu, sakau, galite rašyti, kada norit, naktį, ryte, nes su kokiais klientais mes tiesiog nesusisiektume, žinai, jeigu tik darbo valandom. Aš atsakau, kada galiu, jie rašo, kada galiu. Tai yra viskas okei, nes aš ten išsijungiu garsą. Bet matai, kas yra? Pasanai yra tas blogai, kažkada seniau būdavo, atsakydavau, kad neatsakau gal savaitgalį, gal vakare, jeigu nedega, bet dabar žiūriu, kad aš tas ribas pati sugadinau, pamatau, atrašau, atrašysiu, žinai, ir gaunasi, gyveni tam telefone. Čia labai blogai. Žinau. Aš irgi tikrai sakau klientom, ten jeigu važiuojat mašiną ir ten kažkur kyla mintis ir rašykit tą voice, viskas gerai, prisėsiu, pasiklausysiu, aš kiekvienam klientui turiu, žinai, failiuką, kur visas tas mintis tada sudedu, žinai, kad jos nepasimirštų, kad prie jų sugrįžtumėm, bet tai tikriausiai sudėtinga ir atskirti save šiek tiek, kur aš darbas ir kur aš asmeninis gyvenimas. Sunku, nes pas mus dabar, kai būna fotosesijos, būna ir savaitgaliais, ir gal ten kažkada vėliau vakare, tai sunku paskutiniu metu, nes kažkada buvau užsibrėžus, man buvo gerai. O dabar, pati jaučiu, kaip paleidau, žinai, tą ribą. Aišku, jeigu matau, jeigu ateina iš naujų klientų užklausus, tai tikrai nepuolu čia ir dabar atsakyti, aš jau vertinu tą savaitgalio laiką, nes irgi žmonės supranta, kad mes visi turim tam tikras tas darbo valandas, bet vis pasilystų dar. Čia, man atrodo, mes visi, kurie dirbam su savo verslais, kur tai yra mūsų pačių, žinai, ne pas kažką, tai vis atrodo, atrašysi. Tai čia nieko tokio. Taigi vis tiek filmą tai žiūri, žinai. Ten vis tiek, čia, gerai atrašysi, žinai. Tik e-mailus pasižiūrėsiu. Aš tai matai, labai džiaugiuosi, kad telefone neturiu darbinio paštą. Aš
irgi neturiu. Bet mes su klientais bendraujam per Instagramą, kokį, nežinau, Viberį, Messengerį, tai vis tiek yra, kur mes ten bendraujamės ir tu nenori, matai, žinai, tas žinutės. Aišku, klientai jie supranta, jeigu tu neatsakai, čia yra mano pasirinkimas, bet tiesiog aš pati savo leidžiu taip daryti. Taip. Man tai su tuo atrašinėjimu, aš irgi esu iš tų žmonių, jeigu gaunu žinutę, aš iš karto atrašau, jeigu gaunu e-mailą, aš iš karto atrašau į tą e-mailą. Ko man laukti? Aš jau pamačiau tą žinutę, nu, tavas mes jau galiu žinoti. Bet žinok, aš tą problemą turiu ir nuo samdomo darbo. Man ateidavo tik mailas, aš visą laiką iš karto atrašau ir darai kažkokį darbą ir atrašysiu ir visada lendi. Tai čia mano yra turbūt tokia savybė, kad aš negaliu išlaukti, tai aš turiu iš karto atsakyti. Bet čia iš vienos pusės yra labai blogai, dėl to, kad jeigu darai kažkokį darbą, tai tu nebesusifokusuoji į tą darbą. Ir šiandien man būtent buvo tokia diena, kur aš esu pasilikus tik tais keletą klientų, kuriem darau visą turinį, rašiu ten tekstus ir vizualus. Ir būtent šiandien vienai klientai rašiau. Ir aš jaučiu, kad aš rašau, gavau e-mailą, nuėjau atrašiau, vėl rašau. Gavau ten, žinai, iš kolegės, kad ten ar siunčiam, kaip ten su to naujienlaiškiu, gerai, aš tai patikrinti naujienlaiškį, atrašiau jai, gerai, tada toliau darau, tada vėl kažkas parašė ir taip gaunas, kad aš tiesiog šokinėjau tarp darbų ir tiesiog aš, kaip pasakyti, užsitęsė man tas darbas, kurį aš galėjau atlikti galbūt per valandą, pusantros ar dvi, tai aš jau darau, žinai, visą dieną vos, ne? Tai va tą blogybę aš irgi pamatau, kad būna. Jo. Aš stengiausi vis išgyvendinti, stengiausi ten, nežinau, paštą ištrinti, nesijungti jo, stengiausi ten telefoną užmigdyti, žinai, skrydžio režimą įjungti, bet, nu, toks man tada kažkaip jaudinosi, žinai, galbūt kažką praleidau, galbūt, žinai, čia kažkas ieškojo, žinai, gal kažkas atsitikė ir panašiai ir taip toliau. Tai jo, tokių kartais būna sudėtinga. Aš esu ta mėgėja, kur būtent ryšio, žinai, visą laiką. Ir man tada kažkaip neramu būtų, jeigu aš kažką išsijungčiau. Ne vien dėl kliento, o gal kažkas vaikui ten nutiko, žinai, darželį, dar kažkur. Na tai tiesiog. Bet, žinai, jeigu išsijungi internetą, tai vis tiek, jeigu kažkas atsitinka, tai skambina žmonės. Jo, bet aš negalėčiau išsijungti internetą. Aš savęs net nebandau nuteikti, nes aš negalėčiau. Step by step, žinai, aš žinau, kad aš negaliu, aš tai net nesistengiu, nes kitaip nebus. Gerai, tai pabandykim pažaisti šiandienos žaidimuką, kurį pamačiau, kad vis tarp reelsų išmesdavo, žinai, kad jis yra 10 iš 10, bet turi kažkokią ydą ir tai dažnai būdavo apie vaikinus, apie antras pusės ir panašiai. Bet šiandien pagalvojau pažaisti iš klientų pusės. Tai įsivaizduok, kad klientas yra 10 iš 10, tobuliausias, kokį tu įsivaizduotum, tai vad galbūt kažkoks gydytojas, kuris, žodžiu, tau idealus klientas, tu su juo labai norėtum dirbti, bet sužinai kažkokį tais dalyką ir kaip tu tą klientą tada vertintum nuo 1 iki 10. Tai 10 labai gerai vis tiek imčiausi to kliento ir važiuojam, 1 yra labai blogai, atsisakyčiau iš karto dirbti, toliau netęsčiau pokalbio ir panašiai. Tai turim 10 skirtingų bet situacijų. Tai klientas yra iš 10 iš 10, bet darbus reikėjo pradėti vakar, bet tada pradėkim jau šiandien. Čia vis tiek aš gal rašyčiau 9, nes pas mane tai būna. Labai blogai. Labai blogai. Bet pas mane būna, aš vis tiek randau kažką pritaikyti, kažkur įterpti, kažką padaryti. Tai, žinai, pritaikyti ir įterpti tai visada, žinai, galima, bet aš kaip tik palauk, čia dabar balandis, tai kaip tik kovo mėnesį vėl su šituo nudegiau. Tai kad kreipėsi prieš porą savaičių, vasario žodžių gale, kad nuo kovo 1 būtinai turim pradėti komunikuoti, nes, žodžiu, ten išeinu, žodžiu, atostogų, noriu, kad viską pasiruoštumėm iki to ir kad jau nuo kovo 1 startuotumėm. Ir aš sakau, gerai, bet, sakau, jūs per šią savaitę man turit būtinai viską atsiųsti. Viską mes turim šiandien, būtent šiandien pasidaryti, kad mes galėtumėm spėti viską padaryti. Nu tai aišku, kad neatsiuntė tada, kada reikėjo informacijos, tai aišku, kad viskas nusikėlė, tai aišku, kad vos ne paskutinę naktį ten tvirtinomės dalykus. Ir kas blogiausia, kad per tas 2 savaitės dar jie sugalvojo, kad iš vis nebetęsiam. Ir iš vis nieko nebadarysim, tai tą mėnesį atkomunikuojam, kad jau pradėjom, žinai. Ir tada pabaigsim. Ir tada pabaigsim, jo. Nes būna tokių klientų, žinai, kur reikia čia ir dabar ir greitai ir darom. Tai viską sakai, kartais gali pasiderinti, bet kartais jie ant to greitumo, žinai, užeina ir po to
Ai, gal vis dėlto ne, nes Jo. žmonės ne visą laiką supranta, kiek darbo į tai reikia Jo, įdėti. Jiem jo. atrodo, kad komunikuojam, tai viskas, nieko Tai čia šiandien nereikia. galim, tai šiandien, Jo, taigi jo. galim pradėti kelti O kad turinį. iki to 100 dalykų dar padaryti Jo. ir ten susikurti turinio strategiją, ten turinio Taip. planą, žinai, vizualą, tekstus ir taip toliau, nu, dar 100 darbo iki to. Taip, teoriškai galima pradėti ir galima kažką ir bet ką galima šiandien įkelti, bet dažniausiai čia ir prasideda problemos su tais klientais, kurie sako, pradedam šiandien ir dabar. Ir tada tu jau turi nebesikabinėti prie turinio. Tau jau tada turi Bet tik taip nebūna. Bet taip dažniausiai va, tame ir esmė, kad nebūna. Ir tie, kurie nori pradėti čia ir dabar, dažniausiai jie turi daugiausiai komentarų, ką pasakyti. Bet šitoj vietoje, atsiprašau, pertraukiau. Vat nesenai turėjau vieną klientę, bet jinai sako, jeigu aš dabar nepradėsiu, nu tiesiog bus blogai ir aš visai, nu nepradėsiu komunikuoti. Bet mus kaip tarsi, kaip sakau, tarsi suvedė likimas ir mums kas žiauriai gerai pasisekė, nes sako, aš tada užsidegiau, aš esu toks žmogus ir aš turiu daryti. Ir mes su ja turim fantastinius rezultatus, nes jinai pati labai stengiasi ir labai nori. Bet tokių klientai, žinai, būna vienetai. Jo, čia labai retas, žinai, atvejis, nes dažniausiai būna ta blogoji, žinai, situacija, kur turi verstis per galvą, niekas netinka, pats stresuoji, sėdi vos neplaukus raunės, kaip čia dabar ką čia padaryti. Ir toks po to tiesiog išsisėmęs jau sėdi ir tada atsiranda Žaidi savo sveikatą, žinai, toksai. Jo. Gerai, tai žodžiu, vis dėlto imtumės tokio klientą, nieko blogo. Nesenai pasiėmiau ir viskas sakai buvo. Nu, tai jeigu labai suvaibini su klientu, jeigu labai jauti ir matai, kad čia nebus problemų, viskas ok. Bet negali nuspėti kartais. Jo, gerai. Nu, ok. Klientas yra 10 iš 10, bet nori žinomumo ir turi tik 5 eurų biudžetą. Nu čia visiškai vienetas jau yra, nu nebūna taip. Nu, bet o ką darytum, jeigu toks vat klientas ateitų? Nu, tai jis turės dirbti metus, 2 metus, 3 metus, bet jis turės kažkada atrasti tą biudžetą laikui bėgant. Nu, bet su 5 eurų reikia. Su 5 eurais net administravimo negausi. Tai aš tokių net nesiemu. Ok, gerai. Klientas 10 iš 10, bet tikisi, kad ne tik darysi marketingą, bet ir visą verslą pastatysi. Tai aš visą laiką labai lengvai, kaip pasakyti, išskaidau, kuris tai turi nueiti. Tai visada duodu suprasti, kad nepadarysiu to marketingo viso. Tai nežinau, kaip jį čia įvertinti dabar. Bet jis nori, kad ir verslą visą padarytų. Nepadarysiu. Aš neuždedu tų rožinių akinių, žinai, aš jums viską padarysiu. Nepadarysiu, aš žinau, kad aš pati nepadarysiu. Bet nėra tekę susidurti su tokiais žmonėm, kur atrodo, nu tiek jau aiškini, tiek pasakoji ir supranti, kad tas žmogus kaip ir žiūri, bet tos akys stiklinės ir vis tiek tikisi daugiau. Ne. Kartais būna, žinai, kažko būna paklausę, pasako, bet aš sakau, aš to negaliu padaryti, galiu duoti ten kolegų kontaktus, arba aš galiu sukontaktuoti, suderinti, kad jums nereikėtų, kurie tą gali padaryti. Ir Nes man kaip tik, čia praeitam, kaip tik podcast'e šito pasidalinau, kad pusmetį gal daugiau dirbom su viena klientė ir jinai norėjo tik tais mokamos reklamos ir dirbom tik tai su mokama reklama ir tai buvo visiškai absoliučiai naujas prekinis ženklas, visiškai nauji produktai. Tai reiškia, kad reikia žiauriai daug įdirbio, reikia daug biudžeto, reikia visko daug ir per visur komunikuoti. Ir tas verslas jis nepasistato vien tik iš to, kad dabar darom socialinius tinklus ir leidžia mokamą reklamą. Tu turėt visur kalbėti, pasakoti, dalintis, duoti, išbandyti, gauti feedbacko. Nu, ta prasme, tai yra verslas. Nu, nes turi investuoti, jeigu nori. Jo. Būti matomas. Jo, ir mes va taip pusę metų dirbom ir vis aš daviau pasiūlymus, kaip mes galim tobulinti iš mokamos reklamos pusės, bet aš visą laiką patarinėdavau, ką galima dar padaryti versle, kad galbūt kažkaip tas produktas dar išvažiuotų. Ten kosmetologai, kažkur parduotuvės, kur būtų galima matyti, kur būtų galima išbandyti, žinai, kažkokie tais ar ten renginiai, ar dar kažkas. Ir esmė tokia, kad po pusės metų, kai jau baigiam bendradarbiauti, pasakė, kad taip, bet jūsų įmonė vadinasi, kuriu brandą, tai jūs turit kurti brandą. Jie nesupranta, kur ateina. Jo, tai va čia, žinai, toks, kur atrodo pusę metų, kad tai šnekėjom. Ką mes darom, kaip darom. Pusę metų dirbom, tai atrodo, kaip ir tu turi matyti ir suprasti, kur tas eina bendradarbiavimas. Žinai, žmonės mato tai, ką nori matyti. Jo, čia gal toks lūkestis ir tie kažkokie rožiniai akiniai, kurios pats savo užsidedi ir nenori matyti kažkokios tai realybės. Nes kartais matai, kaip sakau, žmonės ateina, pas mane kažkaip tikrai, kiek galvoju, neteko būti, bet žmonės ateina pas socialinių tinklų administratorių
ir jam atrodo, kad jisai visą marketingą sutvarkys ir reklamas paleis, ir išreklamuos visur, ten ir ads, ir naujienlaiškius, viskas tvarkys. Nu taip nebūna. Aš pasakau savo apibrėžius rytis, ką darau. Jeigu reikia, visada surandu kolegas ir pagelbėjau bendradarbiaujant, arba tiesiog priimu tą bendradarbiavimą, kad jam nereiktų ten blaškytis, jis ten gal tik tai perdoda man ir susimoka sąskaitas ir viskas. Ok, gerai, sekant. Klientas yra 10 iš 10, bet skeptiškai žiūri į visus marketingo specialistus. Tai čia, bet ir jis mane tada skeptiškai žiūri. Tai vat būtent. Tai čia ir bus nuvienetas. Nu, tai jeigu jis visus skeptiškai žiūri, tai tada pačiam reikėtų daryti. Nu tai toks, žinai, kur, nu gerai, pabandykim padirbti, kaip pasakyti, nepadirbęs nesužinosi, nu bet pažiūrėsiu, ką tu čia padarysi. Nėra tekę su tokiu klientu susidurti? Man visata gal atsiunčia gerus. Ne visą laiką. Kaip tą visatą prisikviesti? Matai, kažką gyvenime teisingai dariau. Gerai, reikėjo pergalvoti man savo sprendimus. Gerai, klientas 10 iš 10, bet neturi nieko apie prekės ženklo ir strategijos nereikia jam. Nu, matai, čia gali tokių 5 kaip ir vertinti. Jeigu nieko neturi, tai gali vis tiek suteikti tuos visus žingsnius, ko jam reikia. Bet jam nereikia. Nu, tai tada, jeigu nereikia, tai tada nereikia ir komunikacijos. Ne, bet reikia komunikacijos. Taigi visi dabar komunikuoja socialiniuose tinkluose, reikia. Nu, jis arba turi norėti daryti, arba nenorėti nieko daryti. Tai gerai, tai koks galutinis vertinimas tokia? Nu, vis tiek per 5. Ar jeigu susišnekam, tai kylam link 10, nes susišnekam, einam žemyn vienetas. Gerai. Klientas 10 iš 10, bet paklausęs tavo patarimo, jo vis tiek neklausys dėl to, kad jam kitaip gražiau. Tai žinok, aš duodu 10. Nes yra tikrai tokių klientų ir aš visą laiką, kaip pasakau, savo rekomendaciją, bet vertinu kito žmogaus nuomonę dėl to, kad tai yra jo verslas ir aš suprantu, ar tai yra jo verslas, ar jo asmeninis prekinis ženklas. Ir aš sutinku, jeigu tai liečia, pavyzdžiui, kažkas vizualų, aš visą laiką duosiu savo patarimą arba savo matymą, kaip aš matau, bet aš suprantu, kad tai yra apie tą žmogų, apie tą klientą ir jisai galbūt šitoj vietoje ar toj temoj mato save kitaip. Bet jeigu, pavyzdžiui, tai yra orientuota ne į vizualą, bet į rezultatą ir, tarkim, klientas sako, kad noriu ten, tarkim, paleisti, nežinau, nu, tarkim, sakytų, noriu 100 eurų paleisti ant kažkokio tai įrašo ir tikiuosi, kad man tai atneš pardavimus. Nu, ir tu žinai, kad, tarkim, taip nebus. Ir tu, nu, duodi tą patarimą, kad, nu, žiūrėkit, jeigu jūs tai padarysit, jūs negausit to rezultato, aš jums iš karto tą galiu pasakyti. Ir jis, nu, ne, bet aš vis tiek noriu ir vis tiek paleidžia ir po to toks gaunasi, kur jie lieka po to nepatenkinti vos ne tavo darbu, dėl to, kad, nu, tai mes dirbom kartu ir mes nepasiekėm rezultato. Ir žinučių skrinčiuotai. Matai, kaip pasakyti, nėra labai taip užsispyrusiai tekę susidurti, nes vis tiek jie gauna visas rekomendacijas. Tai arba jie pasitikė, arba ne. Bet jeigu aš jau matau, kad yra, pavyzdžiui, visiškai blogai ir pasakau, kad nu neinam ten arba nedarom to, ir jeigu sutinka jau, tada sakau, nu visiška nesąmonė yra, tikrai ne. Buvo irgi nesenai tokia situacija, sako, nu bet gal, sakau, aš tau neleidžiu. Sako, o ką norėjo tokio padaryti, kur tu sakai, nu ne? Buvo, žinai, gal tokia situacija, kad konkursėliai čia, žinai, yra tokie pagarsėję, nenoriu taip minėti gal tų specialistų vardu. Žinau, kad tie konkursai kažkur veikia užsienį, bet jie pas mus Lietuvoje neduoda rezultatų. Aš kaip sakau, duokit man tuos pinigus, aš jums investuosiu į mokamą reklamą, mes gausim, nežinau, 100 kartų geresnį rezultatą. Taip. Gal, žinai, toks, kur ant tų konkursų nori prisitraukti kažkokios tai auditorijos, bet ta auditorija visiškai yra apie nieką. Aš suprantu, kad yra, pavyzdžiui, kartais konkursas, kai mes norim parodyti, nu, tokią ar naują produktą, duoti, pabandyti, tai viskas yra ok, mes tokius kartais, žinai, galim padaryti ir tikrai žmonės pabando, didesnė ta sklaida. Ar kažkokius, pavyzdžiui, tos pačius klientus įtraukti, tie, kurie galbūt jau yra pirkę, jiems tokį kaip
ar lojalumą sukurti, ar tai tą klientą labiau prisitraukti, kad jis jaustųsi, žinai, galintis išbandyti kažką, įsitraukti tą brandą, bet... Tie konkursai, jie yra sąlyginai gerai, bet jie neturi, žinai, būti kiekvieną savaitę ar kiekvieną dieną ir priklauso nuo tavo tikslo. Taip. Ten jau buvo visiškai iš šalies, kur aš matau, kad net nebus tikslinės auditorijos, kad nebus pačiam klientui naudos ir tiesiog man, kaip sakau, gaila tų pinigų, kurie bus išleisti. Ok, gerai. Klientas yra 10 iš 10, bet nuotraukas turiniui naudosim tik tais ištekėjo. Man tai žinok, čia yra vienetas. Aš nesutinku tik ištekėjo naudoti, nes gaunasi, žinai, e-shopas. Visiškas e-shopas, o mums, sakau, Instagramui nereikia e-shopo. Ne. Tai nesimtum tokio kliento. Aš, ta prasme, dėl to, kad aš nematau šitoj vietoj šiai dienai augimo, jeigu tu naudoji, jeigu ištekėjo tos nuotraukos yra įvaizdinės ir gražios, tai liuks, gerai, bet kai dažniausiai, žinau, ištekėjo yra baltam fone. Arba jos būna tokios, labai reklaminės. Taip. Labai sustatyta ir taip pačiai visi produktai sušaudyti, žinai, kur toks. Aš žinau, kad vizualiai kartais aš būna sukuriu ir padarau iš tų tiekėjų nuotraukų, bet jeigu, pavyzdžiui, su ta, kaip pasakyti, intencija, kad mes ateityje keičiam, yra ok, bet jeigu tik su tom ir nieko daugiau gali padaryti, esu padariusi ir gavosi gerai, bet, man, pavyzdžiui, jeigu dirbti su socialiniu tinklu administravimu, tu neturi kasdieninės medžiagos, ką daryti, ką naudoti. Tikrai galima, manau, tą tinklelį, žinai, išgauti, ar priklauso ir nuo pačio tiekėjo, kokias žinai, kaip aš sakau, vizualui galiu duoti 10, bet jeigu ilgalaikiam darbui 1. Gerai. Ok. Klientas 10 iš 10, bet po kiekvieno turinio įkelimo gausi žinutę, kad kažkas ne taip. Jeigu tai mano kaltė, tai žinai, tada man tas vienetas eina. Bet kaip... Bet, ta prasme, esat visiškai pasitvirtinę tą turinį, viskas yra peržiūrėta, bet... Trejetas koks. Aš tai duočiau -10 dėl to, kad aš žinau, po kiekvienos to žinutės man net rankas drebėtų pakelti telefoną. Bet aš su tokiais ir nebedirbu tada, nes man yra labai sudėtinga. Suprantu, kai yra kažkokia mano gal klaida, kurių pasitaiko, tai viskas yra ok. Bet jeigu jau viskas yra sutvirtinta, padaryta ir jau paleista, ir netgi, žinai, kaip būna atskirai susitvirtini tekstą, atskirai susitvirtini vizualą ir viską mato ir vis tiek kažkas ne taip. Jeigu kiekvieną kartą taip, tai no. Labai blogai. Klientas 10 iš 10, bet jam visiškai nesvarbu, ką tu darysi, kaip tu darysi, svarbu, kad darytum. Matai, jeigu jis įduoda visus įrankius, kad aš padaryčiau ir būtų rezultatas, tai aš galiu ir 10 vertinti. Ne, jis nieko neduoda. Taip, bet jam yra visiškai nesvarbu, kaip tu darysi, ką tu darysi, iš kur tu gausi, bet svarbiausia, kad tu darytum. Tai -1, ten -10. Nes nepadarysi nieko. Bet tu gali imti ten iš interneto nuotraukas, ant kažką lipdyti, kelti. Tai visur, žinai, yra finansai. Tai jeigu jis neduoda ir finansų, tai ką tu padarysi? Ne, tai jisai tau, tarkim, už darbą moka, jis pasiema, tarkim, socialinių tinklų administravimą, jis moka tau už administravimą, bet viskas, čia tai šito klausimu ir baigėsi visi klausimai. Aš esu turėjus tokių patirčių, kur negauni gero rezultato, aš nemėgstu dirbti be rezultato. Man atrodo, suprantu, kad tikrai yra tokių specialistų, kurie... Aš žinau, kad kažkuriam laikui mes galim tai padaryti. Laikina stotelė, aš kaip sakau, mes galim su tuo startuoti, bet aš aiškiai duodu matyti, ką mes toliau turėtumėm daryti. Jeigu mes to nedarysim, ta prasme, nebus augimo ir žinau, kad klientas bus nepatenkintas. Tai aš tikrai žinau tokių atvejų, kur dirba specialistai tam, kad dirbti. Jie dirba ne dėl rezultato, dėl to, kad dirbti tiesiog, pasimti tą klientą ir dirbti. Bet man tada atrodo labai keista, gerai, galbūt aš esu, ar mes gal esam per daug geros mergaitės, žinai, kad dirbtumėm tam, kad tik tais dirbti. Nes man atrodo labai daug streso ateina, žinai, kai tu nematai to augimo. Nes, pavyzdžiui, aš tai labai asmeniškai kiekvieną klientą priemu, kiekvieną jo sėkmę ir nesėkmę. Ir kur, čia vakar pasileido viena klientė vėl naują kolekciją, tai aš visą dieną būnu pasijungu, žinai, sistemą, kad aš matyčiau, ar įkrito kažkoks užsakymas, neįkrito, žinai, jau tiek vis tiek vildeni, kol išeina ta nauja kolekcija, žinai, tiek su tuo kartu gyveni, kad yra įdomu, žinai, tai važiuoja, nevažiuoja, ką perka, čia tą perka, nesitikėjau, žinai, kad šitą pirks. Nes matai, nori, kad būtų tas rezultatas, aš netgi, žinai, siekiuosi, kai mes džiaugiuosi, kai kažkokį rezultatą pasiekėm, įsitraukimą, ar net kai perkopėm tam tikrą sekėjų ribą, nes tai yra siekiamybė
siekiamybė tam matomumui, aš visą laiką nusiųsiu, pasidžiaugsiu, nes man faina, kad aš galiu padėti eiti link geresnių rezultatų. O tam nebūna taip, kad, tarkim, dirbi su kažkokiu klientu, kur yra užsitęsęs tas laikas, kai jau norėtųsi matyti galbūt kažkokį rezultatą, bet kažkaip nepavyksta, neišvažiuoja ir tada nėra tokio, kad turi vėl susitikti su tuo klientu, ieškoti kažkokių naujų idėjų, bet net jaudinės atrodo. Matai, kad šitoje vietoje labai kartais priklauso nuo kliento. Ar tai yra, jeigu pavyzdžiui tai yra įmonė ar klinika, visada bus sudėtingiau, nes ten ateina kitokie žmonės, ten ateina kitokios peržiūros. Jeigu yra asmuo, visada yra lengviau, nes tu eini per asmenybę. Tai va čia lygini, kur tas rezultatas vienur gali įsistovėti ilgiau, bet jisai visai sėkmingas, nes jis mums duoda, tarkim, matomumą, žinomumą, profesionalumą. Kitur jau žiūri kitaip, tai priklauso nuo tikslo su kiekvienu klientu, ką nori pasiekti. Bet visą laiką tu stengiasi kažką įtraukti, kad neužsistovėti ir kad būtų įdomiau. Ten, tarkim, nekūrėm reelsų, davai pabandom tą įtraukti, nedarėm kažko to, gal pakeičiam tą, kiekvieną kartą tu matai, ką gali kažką galbūt naujo įtraukti, padaryti. O jeigu viskas tinka puikiai, tai mes ir galim važiuoti su tokia informacija toliau. Okay. Ir paskutinis. 10 iš 10, bet niekada neturi laiko atsakyti į tavo klausimus, neturi laiko pateikti informacijos, neturi laiko pasidaryti fotosesijos. Žodžiu, niekam nėra laiko. Tai jeigu niekada niekam nėra laiko, tai aišku vienetas, nes tu nepadarysi nieko. Taip, labai sudėtinga kažką išlaužti. Jo, aš suprantu, kartais mes visi, žinai, būna vėluojam, nespėjam, tai yra viskas okei, bet jeigu net nesiruošia daryti, kai vėluoja su atsakymus, aš ir pati vėluoju, ir žmonės vėluoja, tai viskas gerai, bet jeigu tu niekada nieko negausi, tai su kuo tu dirbsi? Tai tiesiog man, žinai, gaila žmogaus laiko. Taip. Ir prieikim prie blitz klausimų, kur šitoj rubrikoje visi sukčiauja, nes kažkur vis tiek sustojom dar pasišnekėti. Tai pirmas yra klausimas apie tai, apie ką šiek tiek kalbėjom, tai konkursėliai už ar prieš? Už. Už, okei. Už ar prieš specialistus, kurie kažką siūlo nemokamai? Už. Nes nežinom, su kokiu tikslu jie siūlo nemokamai. Tam, kad po to parduotų savo paslaugą. Tarkim, kad ten nemokamai pamontuosiu tau video, ir po to ten... Aš tai tikrai už, nes taip mes tobulėjam, žinai, ir augam ir galim duoti kitiems žmonėms išbandyti savo paslaugas. Okay. Freelanceris ar samdomas darbuotojas? Freelanceris. Okay. Didelis verslas ar solo verslas? Solo gal. Okay. Agentūra ar pavieniai specialistai? Pavieniai. Instagramas ir tas pats Facebook'e ir Instagram'e tas pats turinys ar atskirai kiekvienam? Tas pats. Influenceriai ar mokama reklama? Ir tas. Vienas. Kiekvienam klientui veikia skirtingai. Dabar šiai dienai gal vis tiek aš apjungčiau. Nes eina matomumas ir ten. Nesirinksiu, apjungiu. Gerai. UGC kūrėjai, už ar prieš? Už. Darbas barteriu, už ar prieš? Tam tikrais atvejais už. O kodėl tam tikrais atvejais? Priklauso nuo klientų lūkesčių. Pagvildenk toliau. Nes, pavyzdžiui, kas buvo liečia ir dabar turėjau, žinai, tokį vieną atvejį. Ir tiesiog ateina pas tave, nes nori kažkokio tavo unikalaus turinio. Tu sukuri, nes aš pati kartais irgi kuriu UGC turinį labai retai, bet su kuo man patinka tiesiog. Tu sukuri, jie gauna turinį ir sako, ne, mums netinka. Ir jie nori, kad padarytų taip, kaip visi daro šabloniškai. Tai jeigu tu ateini unikalaus turinio ir jo nenori, ir po to aš kaip toks esi turi perdarinėti ir vėl vargti dirbti, tai jau man iš karto tam prekiniam ženklui, kitam kartui barteriu tikrai nesutikčiau. Ir, jeigu tu ateini unikalaus turinio, taip mes apsitarėm, ką nori matyti, bet kai tu padarai kaip tau ir vis tiek sakai, nedaryk man kaip daro visi, tai nesuprantu tada. Okay. O kalbant bendrai apie UGC visą turinį, kaip manai,
į ką svarbiausio turėtų atkreipdėmėsi patys verslai, rinkdamiesi su kuo dirbti, kam, pas ką eiti, į ką turėtų atkreipdėmėsi? Kad sutaptų vertybės. Ir žinai, dar šitai vietai labai svarbu, kad tas UGC turinio kūrėjas neimtų aplamai visko. Nes tiesiog tada ir būna neišsiskiria iš tos visumos, nes pavyzdžiui, pas mane tikrai ateina nemažai užklaužų reklamuoti, kažką daryti. Aš turiu vienetus, kuriem kažką padarau, aš nevažiuoju, kaip pasakyti, ant to UGC turinio, bet man patinka kažką padaryti kitaip, savo malonumui pakurti. Ir aš iš tikrųjų neturiu tiek laiko, galbūt kiek norėčiau skirti, bet mes turim pasigryninti, žinai, ar sutampa vertybės, sutampa požiūris, ką jis komunikuoja savam profiliui, kaip jisai atrodo bendroje visumoje. O kaip manai, kiek turėtų būti duodama laisvės pačiam kūrėjui ir kiek turėtų būti apibrėžta gairėmis? Aš tai pavyzdžiui mėgstu laisvę, tik tai visą laiką sakau, jeigu svarbu kažką paminėti, pasakykit. Taip. Kad, žinai, tokie būtų kertiniai, nes tikrai kartais UGC turiniui yra svarbu kažką žmogui paminėti, atkreipti dėmesį, tai viskas yra ok. Bet manau, kai duoda laisvės, man asmeniškai yra lengviau kurti. Kai mane apriboja, man tada sudėtinga ir gaunasi blogai. Man tik tokie dviejopi jausmai yra šituo klausimu, nes dažniausiai jeigu yra duodama daug laisvės, tai galbūt kuria paprasčiau. Bet žinok, priklauso nuo žmogaus. Jo, taip, tas tai tikrai, bet kartais taip atrodo, kad jeigu duodi pilnai visą laisvę ir daryk kaip nori, tai būna toks, kur gerai, mes ne šito tikėjome, žinai, kad atsimčiau. Dar matai, žinai, priklauso, ar ateina pas tave barteriu, ar mokamai. Jeigu ateina mokamai, tai patys ir žmonės, kiek žiūri, jeigu tu jau ateini barteriu, aš kaip sakau, jau nelabai gali tiksliai kažką išreikalauti, gali pasakyti, ką svarbu paminėti, ką svarbu parodyti, bet barteris yra barteris, jis pasilieka savo, žinai, laisvę. Šiaip šitai vietoje ir sutinku ir nesutinku, nes tai barteris ir yra, žinai, tas atlygis, dėl kurio darai, čia tiesiog ar tai yra piniginės ar ne piniginės, žinai, tai ta prasme, kad jeigu jau imiesi barteriu arba ieškai kažko barteriu, bet tu vis tiek tikėsi, žinai, kad ne bet kaip padarysi. Taip. Bet čia priklauso nuo žmogaus, žinai. Taip, be abejo. Nes aš kaip pavyzdžiui save žiūriu, aš visą laiką stengsiuosi padaryti gerai, kaip man atrodo maksimaliai gerai, o ne bet kaip. O jeigu aš matau, kad aš negaliu, nenoriu, nepatinka man prekinis ženklas, ar žinau, kad aš jo nenaudoju kasdienybei, aš niekada neimu. Bet supranti, yra tokių merginų, kurios viską ima ir daro, tai tada vėl, žinai, kitaip. Taip. Man dar reikia toks, kur kartais duoda laisvę ir sako, kad darykit taip, kaip įsivaizduojat, kaip norėtumėt ir panašiai, bet vis tiek mes kreipdamėsi į turinio, kurie vis tiek mintyse įsivaizduojam, kaip tas turinys turi atrodyti. Ir bent jau man taip keletą kartų tekę yra susidurti, kur atrodo, yra visa ta laisvė, mes neturim kažkokių tais akcentų, mes neturim kažkokių tais gairių, mes tiesiog tą norim parodyti produktą ir tu padarai, nusiunti, bet mes ne to tikėjomės. Tai kam tada tu duodi laisvę, tu pasakyk tada aiškiai, ko nori. Taip. Nes, pavyzdžiui, pas mane irgi yra, žinai, tokie klausimai, ar pati dirbi, nes kai mes su klientais dirbam, sudedam vis tiek gairias, ko mums reikia, žinai, neįspraudyti ten į rėmus, kad atsistok taip, parodyk taip, padaryk taip. Bet tu pasakai, o kai tau duoda laisvę, tu jau darai laisvai kaip nori, nes, pavyzdžiui, kaip aš visą laiką paklausiu, ar svarbu kažką akcentuoti, ar svarbu kažką paminėti, ar svarbu kažką parodyti. Jeigu jie jau nori laisvės, tai tada jie ir gauna laisvę. Jo, čia toks, kur gerai, jeigu turėt nuo pat pradžių kažkokią mintį, tai reikia su tą mintim. Bet jeigu iš tikrųjų jūs einat su tą laisvę, tai jūs tą ir atiduokite. Nes aš tai irgi visą laiką klausiu, pasako, jeigu eikit laisvę, tai ir nelaisvę. Ir viskas, ir gaunasi laisvė tada. Man, žinai, dar neteko susidurti, kad visiškai nepatinka, tik buvo dabar vienas toks atvejis, kai sakau, noriu unikalaus turinio, bet po to atsiunčia, kad vis dėlto ne taip pat, bet padarykit taip. Tai va šitoj vietai man taip, kažkaip susikirto. Taip. Nefainai. Arba kur tokie, žinai, bendriniai, kaip pasakyti, taip labai bendrai apibrėžia, kad mes norim išskirtinio, unikalaus, linksmo turinio. Čia yra labai tokie bendri dalykai, tai tas išskirtinumas
gali reikšti labai daug skirtingų dalykų, žinai, kiekvienam žmogui. Tai čia irgi gal toks gerai, tai gal tada, jeigu jūs jau skiriat laisvę, bet norite išskirtinio, unikalaus ir šypseną keliančio, žinai, tai jau yra kažkokios, žinai, jau gairės. Tai galbūt tada šiek tiek pasigryninam labiau šitoje vietoje. Nes aš tai visą laiką kažkaip stengiuosi, žinai, išsiaiškinti, o jeigu su klientais irgi ieškom tam tikriem prekiniam ženklum, tai irgi pasigryninam, žinai, tas gairės, kaip ką daryti. Ir šiaip, matai, kartais jau, kai ne vieną kartą padirbi su tai žmonėm, jau žinai, ko tikėtis, jau žinai, ką tau gausi, ką ateina, ką sukuria. Tai esi už tai, kad sugrįžti pas tos pačius turinios kūrėjus, sugrįžti pas tos pačius influencerius? Jeigu tu gauni rezultatą, tai taip, nes pavyzdžiui, taip kuriasi mūsų patikimumas, jeigu tu matei vieną kartą, matei kitą kartą, trečią kartą, tai jau matai, kad jis tikrai naudoja ir jam greičiausiai gal patinka, žinai, ar tai influenceris, ar UGC kūrėjas. Bet jeigu tu eini kiekvieną kartą, nežinau, vis pas tą kitą, aš Deimantę einu vieną mėnesį, pas vieną, pas kitą, dar pas kitą, tai taip kuriasi atpažįstamumas, bet nežinau, ar tai kelia pasitikėjimą. Aš visą laiką už tai, kad ieškoti naujų ir jeigu tau davė rezultatą, tai sugrįžti pas tuos žmonės. Aš irgi tikrai palaikyti, žinai, tą gražią draugystę. Jo, nes tai ir tuo pačiu ir yra gera draugystė su tuo turinio kūrėju ir tuo pačiu iš išorės žmonės mato tą patikimumą, kad vis sugrįžta, vadinasi, viskas yra gerai, jie toliau bendradarbiauja ir tuo pačiu pas tą turinio kūrėją galbūt pirmą kartą kažko nepamatė, antrą kartą tik tais pirmą kartą pamatys. Nes, žinai, tas turinys eina ir ne visi pamato, ne visi užkabina, nebent jau, žinai, ten visiškai kuriam ir nieks nesutampa, nėra ten, nežinau, rezultato ar nepatinka, kaip padaro, tai tada jau galime, žinai, nebedaryti to. Ar norėtum šiandien išeiti su kažkokia paskutinė žinute ar palinkėjimu ar mintim tie, kurie žiūri, tie, kurie galbūt yra užsistraglinę ar nežino, ką daryti šiuo momentu su vizualu arba bijo pradėti komunikuoti, nes nežino, ką daryti su vizualu? Tai pradėti ta diena yra šiandien ir dabar, o vizualas turi būti jūsų namai, kuriuose jums yra gera būti. Jeigu jūs nenorit žiūrėti ir jums negera, tai keiskit kažką. Po truputėlį adaptuoti, ieškoti. Pamažu nieks nesako, žinai, reikia čia ir dabar, bet mes turim nuo kažko daryti, eiti link to žingsnio. Jeigu mums patiems neišeina, pas mus yra daug puikių specialistų, kurias galim kreiptis, kad pakreiptų. Nes aš, pavyzdžiui, ir pati asmeniškai einu, konsultuojuosi pas specialistus, nes jie mato mane kitaip ir aš tada sugalvoju, gal taip tą padarau, gal dar kažką. Tai nėra blogai yra konsultuotis ir ieškoti pagalbas. Tai super. Ačiū tau labai, ačiū, kad nepabijojai, kad sutikai ir kad galėjom šiandien nufilmuoti tokį vėl įkvėpinti, to pačiu galbūt užmotivavom kažką tikrai pradėti, nelaukti rytojaus, nelaukti kitos savaitės, kito pirmadienio ar dar kažko. Tai ačiū tau dar kartą labai. Ačiū tau, kad pakvietei, pabijojau, bet pasiryžau ir atėjau ir tikiuosi, kažką tas pokalbis įkvėps daryti, kurti ir nebijoti. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice.